pagal statymą galima. Tai jeigu, žinai, tu gali tai padaryti, tai geriau ir daryti. Kur ta škoda radai? Research'ą pasidarau. Aš nesaugiai jaučiuosi. Lietuva vos nepraktiškai didžiausias buvo nekilnojamo turto brangimas per 10 metų iš visos, žinai, Europos. Kaip 50 000 gali greitai pradingti. Nu, tai negali būti, kad mane dabar, žinai, bandė ir čia išdūrė tipo 5 štukų nunešė ir dar mane vamai, žinai, išdulkės ant viršaus. Pirma mintis galvoju, gerai, kad babkių turiu, žinai. Kas varo į priekį, kai pasieki finansinę laisvę? Šiandien studijoje svečias, kuris garsiai klausia, kodėl mokėti 32% Lietuvoje, jei gali mokėti 1% Gruzijoje. Nuo darbo statybose ir autoservise iki finansinės laisvės ir Porsche garaže. Žmogus, kuris nekilnojamą turtą perka tik tada, kai kiti bijo, o mokesčių sistemą išmano geriau nei buhalteriai. Investuotojas, verslininkas ir sistemos hakeris Vainius Kuolys. Vainiau, internete sklando tam tikros legendos. Nežinau, ar pažįstamas ar nepažįstamas su jom, bet vieni tave vadina milijonieriumi su sena Škoda, kiti mokesčių optimizavimo guru. Man iš karto toks klausimas, žinai, ką žmonės galbūt neteisingai apie tave supranta, kai pamato šitas antraštės? Blemba, žinai, aš gal matau būna iš konsultacijų, kai kreipiasi, ką būna, kartais teisingai supranta, tai pem būna, kad labai aiškiai žino, ką jie nori ir viskas okei. Bet 5% būna tokių, kur žmonės įsivaizduoja, žinai, pamato, kad ten 1% mokesčių ten kažką. Tai gal man paskambinsiu, žinau, bišą paskambinsiu, va taip bus 1% tada, žinai, bet tipo nieko keis nereikės. Ten kokio dirba brokeriu Vilniui ir tipo, tai čia gal persirašysim kažkas tokio. Tai gal, žinai, va, didžiausias buvo tas nesupratimas, kad, nėra taip, kad tu tiesiog gali kaip iš Dropbox'o pasirinkti, žinai, kiek tu mokesčių mokėsi, kurioje šalyje, tipo, kaip, žinai, su veikla 3% atskaitimas ar tiek, tipo, pasirinkai 1% ir viskas, tipo, sėdi. Tai va gal tas būna, kad tai žmonės įsivaizduoja, kad tipo gali nieko nekeisti, nieko nedaryti, jokių veiklų neiškelnė, daryti taip, kaip darai, bet tipo tiesiog va, čia vieną skambutį paskambinsiu, man ten pasakys, kaip žinai ir padarysiu. Sakai, noriu problemų, nenoriu ramybės. Tai kokia buvo galbūt tavo paskutinė tokia gera problema, kuri, taip sakant, išsprendus papildė sąskaitą? Žinai, su tom problemom, jeigu tu nori uždirbti pinigų, kad gerai sąskaitą papildytų, tai yra 2 variantai. Tai arba tu turi spręsti labai didelę problemą kažkokią, arba tu turi spręsti kažkokią problemą, kurią turi labai daug žmonių. Tai turi būti arba daugeliu žmonių, arba kažkam vienam, bet labai didelė. Tada tu galės pasipildyti tą sąskaitą normaliai. Tai pavyzdžiui, tokių, atsakim, pavyzdžių, jeigu viena problema didelė, ne? Nu, tai gali būti žmogus, gal turi kažkokių tai problemų dėl, nežinau, mokesčių optimizavimo panašiai. Bet jam problema yra ten 7 ženklė, 8 ženklė galbūt. Tai jeigu aš jam tą problemą galiu išspręsti, padėti, tai aišku, kad man sąskaita gali solidžiai pasipildyti, žinai. Kitas, pavyzdžiui, variantas gali būti tas pats su nekilnojamu turtu irgi pavyzdys. Daug kas įmate kažkokius botukus, mažiukus, kažką ten daryti. Tai, žinai, vis nori tų lengvų, mažų kažkokių ten, žinai, paimsiu čia vieno kambario, perkelsim virtuvę, padarysim 2 kambarį, šitoks mažas botukas, mažas flipukas. Tai jo, nes ta maža problema lengva padaryti ir panašiai. Su ant, jeigu tu, pavyzdžiui, paimi, sakykime, mano vienas variantas buvo, paimiau 500 kvadratų, žinai, objektą. Didesnė problema, jo, sunku jį kažkaip ten padaryti, skaidys padaryti. Jo, yra reikalų, ten, žinai, prasideda ir stogas, ir pamatai, ir ten kažkokie įėjimai, langai, visa kita problema didelė. Bet jei išsprendus, tu gauni, daug didesnį bonusą. Dėl to, kad tiesiog kiti pamato, tai čia, žinai, kaip tu darysi, kiek čia užtruks, kaip čia sunku bus. O jeigu su mažom problemom, kur gali spręsti daug žmonių, tai irgi reikia žiūrėti tiesiog, koks yra poreikis. Tai, pavyzdžiui, čia mes su prekyba užsiemam irgi ten, pavyzdžiui, komercija, tai vienas pavyzdys buvo geras, kur atsimeni buvo fidget spinneriai, toks šudukas, kur tipo suki rankoje laikai. Atrodo kaip ir, stressball alternatyva tokia. Bet pasirodo, kad kažkam tai buvo problema nemaža, nes pas mus mes dirbam, ateina, žinai, vyras, turi to ir to mes. Net nežinom, kas čia yra, 1, 2, 3, tada pasirodo vaikam reikia, nes kažkas turi, jis vienas mokyklų neturi ir jų nėra kur gauti. Ir problema kaip ir nedidelė, bet per dieną ateina daug žmonių, visi ieško, žinai. Mes tą problemą pamatėm, kad daug žmonių turi problemą. Suradom ten, žinai, kur ten gauti niekur nėra, visur viskas išparduota, tada ten iš Kinijos radau čiuvo, kuris traukiniu pervežė iki kažkur, tada lėktuvų kažkur, su kitu lėktuvu ten iki mūsų atvažiavo. Ir viskas, mes tada ką darom, mes plus dirbam šeštadienį, plus sekmadienį atskirai atsidarom ir žmonės varo vien tų fucking fidget spinnerių pirkti, žinai. Tai vadinasi, kažkas turėjo daug problemų, nes važinėja ir aš negalvoju, kad ant tie gali būti, nes ateina vyras, skambina, brembu, jie čia neturi, žinok, nežinau, aš panoramą jau buvau, žinai. Ir aš matau, kad jam čia dabar, questas, nes vaikas turbūt sėdi verkia, visi klasiokai turi, jis neturi, žinai. Tai tas tėvukas važinėja per visą miestą, ieško. Ir kai mes įsprendėm, tai buvo tvaro, turit. Brembu, žinok, čia yra su rageliu, žinai. Viskas, tai mes įsprendžiam problemą. Nedidelė gal ta problema, bet labai daug žmonių. Ir irgi tai solidžiai papildo sąskaitą. Vėl aš sakyčiau, irgi yra tas įgūdis įsiklausyti į rinką, kai tau pasako, ko jį nori, nes tu apie tas problemas dažnai išgirsti, bet dažniausiai būna toks, ne mano bėdos. Tai dažnai būna, kartais žmonės galvoja, aš darysiu verslą ten tokį, sugalvoja, ką aš noriu daryti. Aš ten darysiu ten kažkokius ten va tokius dalykus, bet gal niekam nereikia, niekas tos problemos neturi. Tai reikia žiūrėti, kur yra problema, už ką žmonės pasiruošia pinigus mokėti, o ne tą, nes visi nori žinai verslą daryti, aš ten appsą kursiu, aš ten tą darysiu, tu žiūri, ko tu nori.
Tai reikia žiūrėti, ko rinka nori, ko žmonės nori, žinai, ir kuo labiau toks neseksi tas verslas arba paslauga, tuo dažniausiai tai buvo didesnė problema, žinai. Noriu grįžti truputį dar į istorijos pradžią. Tavo kelias prasidėjo ne ofise, jis taip nestandartiškai statybose ir autoservise. Tai gal yra tas konkretus momentas, kur sakei, nu viskas, aš savo laiko nebenoriu pardavinėti tokiu būdu, kuriuo pardavinėjau iki šiol ir kažką noriu keisti. Kaip sakyti, nestandartiškai, man to labai standartiškai strojkėse pradėt, kodėl ne. Man tos strojkėse pradžioje ten gal 13 metų, žinai, buvo, tai ne iki ofiso tada dar buvo. Jo. For the record, tai aš turėjau vienintelį gyvenime oficialią darbo sutartį, tai yra ten, kur aš dirbu dabar savo įmonėje, pats su savim pasidaręs. Nu, dar vieną turėjau su kita savo įmonė, tai 2 darbo sutartis. Okay. Tai statybose, žinai, kai man ten 13, 14, 15 metų, tai jokių ten darbo sutarčių aišku nebuvo, tai, žinai, pradėjau nuo 10 litų per dieną buvo stavkė. Tada įsivaizduoju, kad 3 eurai per dieną. Tada, tai, žinai, ten buvo 2, paskui 5 jau buvo normali litų per dieną, kas jau buvo gerai. Ir baigiau karjerą 100 litų per dieną, kas jau buvo, nu, tais laikais buvo labai solidu. Bet tada supratau, kad, nu, yra žoskai sunku ir kad ten tam kruvinom, aišku, ten nebuvo darbo valandų nuo 8 iki 5, ten buvo nuo kada tave atvežė ir kada tave išvežė. Tai gali būti nuo 6 ryto iki 8 vakaro, žinai, ir darysi, ką reikia, tipo. Tai tam paragavau tikrai to sunkaus darbo tokio, tai supratau, kad, nu, nėra to, kad tu ten negali panešti, nu, ne tavo problemos, tipo. Reikia, eimi, neši, darai, turi būti tas sunešta čia. Turi būti ant 14, nežinau, po 4 kibirus į 14 aukštų sunešta dekoro. Kibiras ten 3 kg sveria, rankena velinė. Ir kopečiam reikia nešti. Nu, tavo reikalai, kaip tu padarysi, niekam neįdomu, žinai. Tai ten išmokau, supratau, kas yra tas, nu, sunkus darbas iš tikrųjų. O autoservisas, tai irgi nebuvo tas, kad aš ten dirbau ten pas kažką, tai autoservisas, nu, mūsų buvo su kolegam, tai mes patys jį atidarėm, tai savas verslas buvo. Tai mes ten, nu, darėm kaip yra dviese ten kapitalą dalinamės, bet gavosi, kad trečias bišas buvo, kuris, nu, žiauriai maladės buvo ir labai gerai viską mokėjo, tai tada jau kaip ir 3 gavosi, ką darėm. Nu, ir tenais, žinai, bet ten kas buvo irgi, kad tas, nu, kaip ir, kaip sakai, laiko pardavimas, tai, nu, neužalga dirbi, bet vis tiek kaip ir laiką parduodi. Nes tokiais dalykais, kaip, pavyzdžiui, nu, autoservisų ar panašiai, tai, nu, kaip ir faina buvo, nesidomi veikla, žinai, tam automobiliais, nu, žinai, kaip jauni visi automobiliais domisi, tai man irgi tada buvo ten kokių turbūt, nu, 19 metų, nežinau, gal 19, 18, bet, nu, jau legaliai galėjau, žinai, užsiforminti ant savęs tada. Ir kaip pradėjom daryti, vėlgi buvo, žinai, darysim tą ir tą, aš galvoju, darysim signalizacijų, atjungimus, pajungimus, ten tipo visą kitą. Nu, fainas, žinai, su laidais, su tepalais dirbti, padarysim taip. Prisigaminom tų skrajučių, žinai, užsakinėjom kiek užsak 1000. Blemba, gal mažai, gal taip, gal 10 000, davai tų skrajučių, spalvotas iš abiejų pusių, čia visur dėliosim, tai išmečiu paskui, aš aišku, žinai, vizitkės viską. Nu ir tada pradėjom, tipo, kad darysim taip, pas savo poreikio nėra. Bet ateina kaimynas, sako, gal man čia gali slenkščius padaryti. Mes, nu, blemba, mes kaip ir nedarom, žinai, sako, labai reikia, mes, blemba, sakome, žinok, čia antikrosnį reikia padaryti, nu, mes kaip ir nedirbam, sako, blemba, kai turi 500, tipo, žinai, prašė, bet eilė. Aš, galim ir antikrosnį padaryti, tada, žinai. Žinai, tada kaip ir, bet nuo rytojaus pradedam kaip tik. Nu ir viskas, ir, žinai, pradėjom daryti tokius dalykus, bet tada ką supratau, kad, pavyzdžiui, nu, rinka pasirodo yra 1, 2, 3, įdėjom, žinai, skelbimus, ką darom, pasirodo yra paklausa, yra eilė, sezono metu nėra kur pasidaryti, žinai. Nes yra ten realiai vienas buvo servisas, kuris daro Vilnių. Mes pradėjom daryti, tada, žinai, padariau gerą website, viską panašiai, bet čia taip long story short gaunas tas, kad mes realiai per dieną galim padaryti vieną mašiną normaliai. Jeigu labai gerai pasitikrinsim, 2 galim padaryti. Bet 2 jau užrašytos, tada man skambina žmogus, sako, nėra vietų kitą savaitę. Sako, man kitą savaitę netinka, aš tik šiandien galiu. 500 litų, žinai, nuo vienos mašinos, nu tai kaip ir, nu, kažkaip tipo. Nu ir paskui ant galo gavos, kad aš po 4 jau pradėjau rašyti, žinai, tada ten hebra daro, blemba šiandien knysimės 2 mašinos, aš toks, nu, dar 2 vakare bus, tipo. Tai dirbi tada, žinai, kai mes matuodom laiką pagal tai, kada muzika su žodžiais groja per radiją ir kada be žodžių. Tai klausai radijos stoties būna su žodžiais groja, kokia antra pradeda be žodžių groti muziką ir tada, kai tu dirbi, toliau vėl su žodžiais pradeda groti, tu žinai, kad jau yra kokia 6 ryto, žinai. Tai va, ir tada supratom, kad, nu, aš tų mašinų spantu, kad, nu, 4 mes galim padaryti, bet nebus 8 ir nebus 16 per dieną, žinai. Ir yra kepas, kad ir tu gerai tada uždirbi, bet dirbi žiauriai sunkiai, nu, labai sunku, nelabai gali skeilinti iš tikrųjų ir, nu, bet ten tada aišku būna, kad, nu, sudėtinga tai daryti iš tikrųjų. Iš kur tas gebėjimas? Iš kur tas gebėjimas klausytis, nu, klausytis rinkos galbūt neteisingas žodis, klausytis žmonių, kurie tau sako, nu, bet man tas pats sinonimas toks. Nu, blemba, žinai, gal priklauso, ko tu nori. Tai jeigu tu nori kažkokio rezultato, ar, pavyzdžiui, aš noriu pinigų uždirbti, tai aš, nu, žiūriu, ką aš galiu padaryti, kad aš pinigų uždirbčiau tada, žinai, ko reikia. Kaip kiti žiūri, tai ką aš noriu, ten, žinai, gulėti ant sofos, nieko nedaryti ir ten, kad babkės eitų. Nu, gerai, kad tu nori, bet, žinai, nu, kas iš to kitiem, tu turi vertę apsikeisti. Tai tu žiūri, kokie vertė, žinai, kokie tai žmonės nori, ką tu gali padaryti, kad tu galėtum tą, nu, pinigą uždirbti. Tai turbūt gal tas noras labiau, žinai, turėti ir uždirbti. Man kažkaip buvo tas jausmas visą laiką, kad aš noriu savo turėti, žinai, aš noriu mašiną savo turėti, aš noriu, žinai, būtą savo turėti, man netinka, jeigu, pavyzdžiui, nueit pas merginą gyventi, nu, aš tokio neįsivaizduoju, žinai, variantą, arba ten su merginos mašina važinėti, nu ne, žinai. Ir aš tuo pačiu metu dar prekybą užsiėmiau. Ir aš tada žiūriu, kad man su ta prekyba, blemba, kaip ir, nu,
darbo, žinai, netaip sudėtinga, nereikia ten juodam sėdėti, nėra tokio pririšimo, kad va čia ir dabar aš už viską atsakingas ir su servisu, kas buvo ant tų nuomą turi mokėti, žinai, yra tas paimtas servisas, ten pas mus gal ar 200 kvadratų buvo, žinai, nemažas pakankamai. Tai vis tiek nuoma kas mėnesį, kaip tai po to būna taip, jeigu tu užsakymą mažai turi, tai tu, žinai, sumokėjai nuomą, vėl ant nulio, vėl tu, žinai, dirbi, vėl sumokėjai nuomą, ten kokių medžiagų nusipirkai, įrankį genda visokie, ten, žinai, tada matai, kad ten tas biznis kaip ir atrodo daug ten darai, žinai, viską mes ten įrangos prisipirkė visokios ten dalykų, bet kaip ir, sunku, žinai, sunku skeilint. O su prekyba aš tada supratau, kad, tu gali skeilinti. Dar kas, ir čia prie autoservisų dar paraleliai ir iki to aš automobiliais prekyvo naudotais. Tai buvo... Aš skaičiuoju valandas dienoje ir truputį nesutalpinu. Ir fodrė, kad aš dar čia tada buvo dieniniam skyriui mokiausi. Tai tas dieninis skyrius manęs tais metais nematė ten praktiškai, žinai. Buvo paskui reikalų, kai ateini, tu, žinai, kursinio darbo temos pasiimti ir dėstytojas. O jūs čia kas tokie, žinai, tipas. Tai va su to mašina buvo, žinai, bet problema aš pastebėjau, kame, kad tu ją nuperkė, aš ją aфиgenai padarau, aš tą mokėjau, žinai, padažyti, patvarkyti, ten visą, išlaižyti, kad tikrai fainai gerai atrodytų. Bet problema ta, kad aš ją vieną įdedu tiek meilės, tiek darbo, fotkės, padarau aprašymą, padarau viską, bet aš ją vieną pardaviau ir viskas. Ir nieko. Aš kai pradėjau, žinai, prekybą, prekiam naujom, tai aš supratau, kad aš tą vieną prekę aš galiu sufotkinti, padaryti aprašymą, viską, bet aš ją parduodu ir dar parduodu ir aš galiu, žinai, 100 parduoti. Bet tas mano aprašymas, jisai, išsiseivino tas darbas padarytas. Tai va, tada tas shiftas truputį pasidarė, kad reikia ten tokio dalyko, ką tu skeilint gali, kur aš galiu įdėti darbą vieną kartą į priekį, aš galiu žiauriai stipriai pasieknisti, jeigu aš žinau, kad man į priekį paskui ilgą laiką bus nauda. Tai va, tada truputį shiftas atsirado, kad, žinai, servisas, tu vieną klientą paėmė, padarėjai, jis išvažiavo ir viskas, tu vėl naujo ieškai. O jeigu tu kažką tai padarėjai, užkopė, kaip su to pačiu investavimu, tu, žinai, iš priekį galiu pasieknisti ir įdėti, bet aš žinau, kad man paskui jis visą laiką. Tai va, ties to tada gal shiftas buvo labiau žiūrėti ne čia ir dabar, ką tu gali padaryti, bet kur aš galiu dabar varyti ir gal dabar ir nieko negausiu, bet aš žinau, kad ateityje bus. Bet čia dar vis girdžiu, tada visas pardavimo verslas vis tiek prasidėjo nuo vis tiek aktyvių tokių pajamų. Tu produktus valdai, struktūras valdai, sistemas valdai, bet tai dar vis tokios aktyvios pajamos, įsukus mechanizmą taip, tu gali mažiau laiko investuoti, bet tai vis tiek dar vis yra, kažkas atsakingas bus, kažkas turi tą, žinai, būgną mušti kiekvieną dieną. Kada atsirado tas toks galbūt investavimo fokusas, nes kažkuriuo momentu pas tavai irgi investicinis portfelis, tikrai didelį fokusą turėjo. Jo, investavimo aiškus atsirado per vėlai turbūt, nes pirmas dalykas, žinai, kai tu viską nuo nulio mokaisi, tai nėra taip aišku, kad dabar tu, žinai, pilnas YouTube'as, viską lietuvių kalba, tu gali atsidaryti, pasižiūrėti ir tu per dieną jau neblogai visai suprasi, žinai, ką tu gali padaryti. Investavimai visokie gal man prasidėjo, žinai, pirmas dalykas, tai nebuvo orientuota į investavimą, bet buvo į nekilnojamo turto, nes aš supratau, kad jeigu aš noriu, kažkur gyventi, sunuomot, kainuoja kas mėnesį. Kaip ir su nuomų autoservise buvo, žinai, mes ten sėdim, pakalinam, dirbam, atčiuvas atvaro ten, žinai, štuką tu pasiėmė, išvažiavo, žinai. Vėl mes visą mėnesį dirbam, jis atvaro vėl po mėnesio, vėl štuką pasiėmė, žinai. Geras darbas. Bet jis tai netepaluotas, žinai, ir nesiknis, aš galvoju, blemba, aš irgi taip norėčiau, žinai, neblogai. Bet tada aš labai tiesiog, aišku, pavyzdį pamačiau, kaip tas veikia. Man aišku, va, jam priklauso šitą plytų krūvą, žinai, ir už tą plytų krūvą jis atvaro pasiema pinigus visą laiką. Ir mes ją dar remontuojam, ten patys dažom, patys tvarkom, žinai. Tai tas pasubutų, paskui ten, žinai, norėjau ten su mergina krautis gyventi, tai vėl nuoma, žinai, ir kas mėnesį. Ir tas mėnesis, blemba, va taip praeina, tu to tik padavė, žinai, vėl jau žiūrėk skambina, sako, reikia nuomą susimokėti. Tai tada aišku buvo, kad jeigu aš nusipirkčiau tą būtą, tai man nuomas mokėti nebereikėtų tada, žinai. O jeigu aš nusipirkčiau ir išnuomuočiau, tai tada man mokėtų. Tai čia tas, žinai, pirmas supratimas buvo, kaip veikia tos, pasyvesnės pajamos, nes, kai jau užsiemus nekilnojamo turto, negaliu pasakyti, pasyvios yra pasyvesnės. Tai tas tada aišku supratimas atsirado prie kitų, žinai, nelabai skaitydavau, aš mokyklų ten prasivarčiau, nieko neskaitęs, jokių ten tų knygų, žinai, ten išsivartydavau kažkaip, bet po to buvo tuometinės draugės brolis padovanojo man kažkaip į knygų mugę varė ir 4 knygas padovanojo, žinai, ir ten buvo Eilė Lauriso knyga, dar ten kažkokias apie verslą. Ir aš, žinai, galvoju, šūdas tos knygos, jeigu, žinai, ten knygose būtų parašyta, kaip čia ten praturtėt panašiai, tai čia vis ir turtingi būtų. Tai pasirodo, ne, yra, ten parašyta, tik kad neskaito, žinai, žmonės. Ir aš taip, žinai, vieną pradėjau skaityti, bet to verslu, kai užsiemi, žiūriu, kad blemba nulimpa kažkaip man čia, žinai, ir logiška, ir veikia. Jo, ir logiška, ir veikia, blemba vieną, antrą, visas tas 4 perskaičiau, tada žiūriu, gal dar nusipirkt galima, pasirodo, yra ir apie darybas, ir apie mokesčius, ir apie pardavimus, žinai. Ir daėjau iki Tony Robbinso pinigų žaidimo, žinai, Master of Money Game. Ir ten, žinai, visas tas, kur S&P 500, visa kita. Aišku, tuo metu aš to S&P 500, gerai, kur yra, ieškai S&P 500, nėra tokia, žinai. Ten tada bankas, kas sako, tai mes čia savo ten turim tokį ten fondą, gali čia pas mus įdėti, žinai, bet jasna, kad, šūdas nėra, galvoju, čia, žinai, Lietuvoje nieko nesurasi. Ir nusikėlė tie, žinai, tada visokie ETF, visa kita. Tai šitus aš labai vėlai palyginus atradau. Tai turėjau NT, į NT dėjau, supratau, žinai, nupirkau vieną būtą, nes pirkau kaip ir savo, bet tada pažiūrėjau, kad galima išnuomot gal biškai, aš pigiau nuomą moku, žinai, aš nuomą ten mokėjau 105 eurus, man atrodo, nes 0 litų, žinai, perskaičiau, buvo 500 litų, perskaičiau už 3 kambarių butą 105 eurai. Aš nupirkau 4 kambarių butą, draugiau ten trinarankom, sako, tai kraustysimės, tada aš skaičiuoju, prembas čia 4 kambariai, po kambarį išnuomot, žinai, po 105 eurų.
ten gauna 600 eurų, mes 605 mokam. Blemba, čia pagyvensim dar čia, žinai. Kaip šitas, nes čia house hacking Lietuvoje, sakykime, nemanau, kad yra labai populiarus. Aš bent jau iš tiek, kiek teko kalbinti, labai mažas kiekis žmonių net žino, kas tai yra, o antras dalykas, dar mažiau tikriausiai yra pabandę kažką tokio praktiškai padaryti. Tai tu ir žinai, ir padarėjai, ir praktiką praėjai, ir dar success cases. Gali truputį supažinti, va dabar pirmą kartą kažkas, žinai, man labai logiška istorija skamba, bet kažkas, kas net nesupranta apie nekilnojamą turtą ir galvoja, aš norėčiau tų pasyvių pajamų, kas čia per daiktas, kas čia per sandoris, kaip tai veikia ir kur čia ta nauda. Yeah. Nu, tada, kai aš tą house hacking dariau, aš nežinau, kad čia yra house hacking, aš tiesiog galvoju, kad aš čia varkę prasuksiu, žinai, padarysiu kažkaip geriau, tai prasidėjo, žinai, paprastai. Mes kai ieškojom, nu, aš tuo metu ieškojausi būto, nes buvo, žinai, tu arba važiuoji su mašina kiekvieną dieną su draugė susitikti ir kūro belia kiek pili, žinai. Tada žiūri, kad aš to kūro pradeginu tiek, kad mes tiesiog galėtume, tipo, gal gyventi, žinai, kartu ir dar ten už ten bendrabutį kažkokį moka, tipo viską, dar ir ten, žinai, tėvai ten kartais per dantį patraukia, kad čia, žinai, sėdi čia, žinai, kad ten taisyklių kažkokių ten nesiklausai, ką reikia daryti. Tada žiūri, kad bemba tie būtų, ne kosmosą kainuoja. Ten būdavo, kad būtas, gal, nežinau, 4-500 litų man to per mėnesį kainuodavo. Ir aš kai pradėjau ieškoti, tai visi ko ieškoti, tai vieno kambario, ten, žinai, gal 2 ten max ten ar panašiai. Nes legendos buvo, kad šildymas brangus bus ir visa kita. Bet aš pradėjau tas nuomas žiūrėti ir žiūriu, kad bemba ar vieno kambario, ar 3 kambarių, tai kaip jie beveik tą patį kainuoja. Nes tų 3 kambarių visi bijo, kad tai bus šildymas brangus. Tada aš galvoju, gerai, tai 3 kambarių kaip ir, nu, geriau, daugiau vietos, tipo viską. Tai susiradome tą 3 kambarių Žirmūnuose butukų už 500 man tolitų kažkas ten tokio, žinai, buvo. Ir žodžiu, gavos taip, kad mes kraustėme su draugu ir jis sako, mano kambariokė, tipo, žinai, kažkaip išsikraustinė, ten ieško kur pagent, bet laikinai, tipo, ir ten už dieną ten kažkiek ten, žinai, moka ten. Tai gal mes ją paimam, ne, tipo, laisvas kambarys kaip tik yra. Nu, sakau, gerai, davai, kodėlgi ne. Ir ten kažkaip ten mokėdavo ten kažkokius gal 10 litų per dieną kažkas tokio. Bet jau, žinai, kaip pragaunas, nu, neblogai tada žiūri, tai rimtai tas kambarys, ir mes, žinai, ar taip, ten pastoviai svečiuose būtų, žinai, faina, viskas okei. Tai tada tą ir supratau, kad, nu, vat, galima taip, tai vadinasi, kad žmonės ieškosi ir kambario, tipo, žinai, gyvent. Tai aš tą patį, vat, kai ir pirkau tuos, nu, pirmus butus, tai ir buvo, jie, žinai, kambariais, nes aš suprantu, kad yra poreikis, žmonės nori ne barakė, nori tvarkingai kažkur gražiai gyventi su fainas kambariokai, žinai, kad būtų, nu, kaip bute, bet tu turi savo erdvę, savo kambarį kažkokį, gyveni susimet ir tau gerokai pigiau. Tai tu gal negali sau leisti 500 litų, bet tu gali leisti ten, nežinau, ten 200 litų per mėnesį, žinai, ir gerai patogiai gyveni. Tai čia jeigu su nuoma, čia tas, nu, tokia kaip subnuoma gauna savo sekingas, kad jeigu tu ieškai nuomotis, ne, tai tu gali nuomoti vieno kambario būti ir ten vienas gyvent, bet jeigu tu jaunas bišas, jauna panėsi, tai tu gali paimti 4 kambarių būtą, tu tada, pavyzdžiui, nežinau, išnuomosi dabar jau aišku brangu, žinai, nebe taip pigu, tai nežinau, gal už 600 eurų gal rastumėt kokį 4 kambarių būtą, tokį nebaisiai, žinai, gražų, sakykim. Bet jeigu tu gali tuos 3 likusius kambarius po 200 išnuomot, kas 200 eurų už kambarį Vilniuje yra žiauriai gera kaina. Jeigu yra easy už tiek išnuomosi, nu tai tau kaip ir for free jau gaunasi. Tu tik tai, žinai, su managing surink iš visų to nuomą, su savininku susitark, kad atvažiuos pas tave čia. Aš sakydavau, kad tai dar puskės atvažiuos, nu žinai, nesakydavau, kad aš čia išnuomosiu, paskui čia, žinai, prinuomosiu kažkam kitam. Tai aš, žinai, nuomodavau, sakydavau, mes čia dviese, sako, tai kam jums toks didelis būtas? Nu sakau, čia dar pusės ir gal atvažiuos čia kartu gyvens ir panašiai. Nu žinai, nuteiki, kad nebūtų taip, kad kiek čia tų žmonių gyvena. Nu bet viskas, bet aš viską managinu, aš prižiūriu, žinai, aš varau mokesčius sumokėti, aš ten skaitiklius nuimu. Nu ir susitaupo stipriai. Tikrai, čia nemokama nuoma realistiškai. Čia jeigu kalbant apie nuomą, jeigu subnuomą, o jeigu apie pirkimą, tai vėl tas pats, jeigu tu perki savo būtent, tai tu gali nusipirkti, žinai, 4 kambarių būtą, jeigu, nežinau, jaunas bišas esi. Tai tau reikia 4 kambarių, dabar turbūt nežinai, bet tu gali vienam gyventi, 3 išnuomoti. Nu, tai klausimas, kur pradinės pajamas, tai čia vis tiek gaunasi aktyvės pajamas pakeliam tam, kad net galėtume žvalgytis. Jeigu nori pradėti nuo nulio, tai tada jau ta nuoma, žinai, lieka to pernuomot, kas yra sunkiau. Jeigu tu turi kapitalą, tada turi leveragą, gali naudoti. Tai, žinai, nemokam pietų nėra, tai tu negali, žinai, neturėti nei kapitalą, bet ir, tipo, nu, turėti kažkokias ten pajamas aukštas. Nu, tai faktas, jeigu kapitalo neturi, tai sukės, tada turėjau savo nu, laiku, žiniom kažkokiom ar panašiai, tada vertę sukurti kitiem. Skaičiau apie tam tikrą rizikos supratimą, kur vadovėliai neišmokina tavęs. Gali papasakoti truputį galbūt tą istoriją, kaip 50 000 gali greitai pradingti? Jo, gali ir ne 5, gali daug, gali pradingti, žinok. Tai gali ir daugiau, jo. Čia tik pradinė tokia skaudi buvo, bet žinok, jų tokių darbų, paskui ir daugiau ir didesnėm sumom. Aš visą laiką galvoju, kad žmonės kartais įsivaizduoja tą tokį best case scenario, kad jeigu žmogus pasiekė daug, tai reiškia, jis niekada neturėjo jokios problemos, niekada jokios klaidos nepadarė, niekada, žinai, nepraėjo. Iš tiesų, tai tikriausiai padarė daugiau klaidų, negu net tų kartų pabandėjai. Bet, nu, to pasaulio dažniausiai niekas nesidalina. Ir man labai patiko, kad iš tiesų, nu, tą taip atvirai tą situaciją ir nupasakoju, nes mažas kiekis žmonių iš tiesų kalba apie klaidas, kurias irgi padaro laiks nuo laiko. Jo, nu, plemba, aš žinai, tos klaidos aš šiandien matau, kad čia kažkas gėdinga yra ir panašiai, bet kiti tiesiog nu, nesupranta ir daug ką aš dabar matau, kad nu, daug su ko bendrauju, kas kaip sutartis pasirašinėja, kas kaip žiūri, nu, kad žinai, netikrina, nesupranta, kad taip atbulom rankom, nu, tavas net bulom rankom, bet taip daro viską, žinai, kad ant tiek rizika buvo didžiulė. Tai būna ten, nežinau, pasirašyti preliminarę, sutarė, pirksim ten kažkokius objektus, tai pažinai viską. Sakau, tai geriau, koks įrengimas bus.
Tai nežinau, neprašyta. Bet jau, žinai, pinigai sumokėti, bet neaišku, ar bus pilnas įrengimas, ar bus su baldais, ar bus plikos sienos, tipo, žinai. Nu, ten susitarsim, tipo. Žinai, gal man dabar tas mano, jinai atrodo juokinga palyginus, tipo, žinai, kaip, bet tada man tai buvo kosminiai pinigai, tai buvo ten 5000 lietų kažkur gavosi. Ir kas buvo, nu, taip, žinai, kad kontekstas būtų, tai mes prekiavame, prekybą užsiemam, yra COD vadinama cash and delivery paslauga. Kad aš, pavyzdžiui, duodu kurjerį, kurjeris nuveža žmogui, paima iš jo pinigus, mums perveda kartą į mėnesį, pavyzdžiui, arba kartą į savaitę. Ir mes dirbom ten su vienu iš ten kurjerių bendrovių, kur kaip ir jie, nu, su normalia ten legit bendrovė viskas buvo okei. Ir sado nauja. Sako, va, mes ten taip ir taip, čia dirbam, mes tai pigiau galim vos net dvigubai, žinai. Ok, nu žinai, pasibandėm, jie puikiai dirba, greit pristato, faini bičiukai ten kažkokie, žinai, dirba, viskas ok. Nu ir žodžiu, long story short gavos, kad jie dirba, sezonas ir pas mus ten gal ar lapkritis ar gruodis, kada jau tų pajamų nemažai, žinai. Ir kažkaip tą savaitę, žiūri, nu neišmoka, žinai, tų pinigų. Aš skambinu, kada jo, čia sako, biški, to čia, žinai, užtruko, čia viskas tvarkoja, to žinai, persimėsim. Ir ta prekyba toliau eina, tu žinai, siuntėjai, žmonės moka, to tais laikais buvo labai populiaru, dabar daug, žinai, moka per banklinką, per pavedimą, bet tada visi galvoja, kad tu užsakys tų plytų, atsiųs tada, žinai, ir panašiai, tai kad, tipo, jeigu tu sumokėsi, kai tau pristatys, bus saugiau. Tai buvo populiarus tikrai, nu, apmokėjimo būdas. Nu, ir mes prekiavam, žinai, prekiavam ir paskui kažkaip jau taip po biški žiūriu, kad čia tų pinigų gal ir nebus, žinai. Ir tada sako, žiūrėk, mes čia biškai susijungiam su kita kurjerių tarnyba, čia, žinai, kartu dabar dirbsim viską ir tada pas mus jau pradeda atvažiuoti jau kitas kurjeris, jau tos normalios tarnybos, žinai. Ir paskui kažkaip pasirodo, kad tas susijungsim, tai reiškia, kad jie bankrutavo, pasirodo iš viso, žinai, tiesiog ta kita tarnyba perėmė. Bet ta kita tarnyba perėmė tik tai darbą, bet ne tuos, žinai, skolas. Jo. Ir kas gavosi, kad už tos pinigus, kiek buvo surinkta, mes tų pinigų taip ir negaunam. Pareina, kad, nu, žinok, čia sorry, pas mus čia tokia situacija, čia va bankroto administratorius, tipo, žinai, yra, su juo reikia derinti. Nu ir viskas, na aišku, tada, žinai, aš, nu tada dar, žinai, dabar gal kitaip daryčiau, bet tada buvo taip, tai yra firma, yra būsai, kurjerių tarnyba, dirba, tai ten va taip, viskas dingo, žinai, nieko, nei būsų, nei kompų, nei ten jokio turto nėra, liko tik tai skolos, kur atrodo nuproto nesuvokiama, kaip gali būti, čia nėra, kad aš jiem paskolinu, jie mane grąžino, čia yra tiesiog mūsų klientų pinigai surinkti, paimti ir mums nedavežti, netiduoti, žinai. Ir ten, žinai, va, viskas dingo išgaravo, pasirodo, nieko ten nėra, ten skolos, ten ir viskas. Tai, nu, tuo metu tai buvo, žinai, labai stiprus smūgis, nes dėl ko, nes pirmas dalykas, tai aišku, žinai, aš dar buvau nenupirkęs nei vieno buto, žinai, aš tik tai tam ruošiausi, žinai. Mes nuomavomės ofisiuką mažiuką, ten 1000 litų per mėnesį mokėjom už to ofisiuką. Ir aš, žinai, taupiau, galvojau, blemba tą butą greičiau nupirkti. Ir tuo metu butai kainavo, nu, ne kosmosas buvo. Aš buvau nužiūrėjęs 3 kambarių butą už 105 000 Baltupiuose. Aišku, ten, žinai, ne kokios būklės, bet šiaip stil. Tai yra 3 kambariai. Ir man tas 5000 litų, tai čia, žinai, tos sumos, jo milžiniška suma. Ir dar, ką, žinai, dar didžiausia čikna buvo, kad tu, kai užsiemi verslų prekybą, tai tau reikia apivartinių lėšų. Ir tu, žinai, tu ten turi, nežinau, ten 1000, pardavai, nupirkai už 2000, pardavai, nupirkai už 3000 ir tą, žinai, gniužtę po biškį vinioja. Įsukti ją. Po biškį, ir aš jau, žinai, jau priviniojęs tą, žinai, 5000 tą gniužtę kaip ir nemaža, prie jos jau lipdosi gerai, kai aš vinioju ir tada taip jinai pas mane ir ištirpsta. Ir aš vėl, žinai, lieku va ten su tokiu va gabaliuku nuo pradžių viniot. Tai buvo man, žinai, tik minus pinigai, bet man minus apivartinės lėšos. Tai vadinasi, tai gerai, kad, žinai, nu aš ten kažkaip, taip sakant, taupiai gyvenau ir buvau pasispaudęs ir nereikėjo, žinai, uždarinėti ant ofisų, tai galėjau ir atlyginimus sumokėti ir ten tų prekių kažkiek vėl užsipirkti, bet, nu, ne kažką. Ir dar didžiausia buvo, nu, kur tu šis negali patikėti, įsivaizduok, aš nuo viso to sumos, kurios aš negavau, aš dar turėjau mokesčius susimokėti. Aš turėjau susimokėti PVM ir turėjau susimokėti pelno mokestį. Nes teoriškai tavo pinigai čia tiesiog kaip pas tave net keliavo. Aš sakau, bet tai palaukite, aš negavau tų pinigų, kaip aš galiu mokėti PVM ir pelno mokestį. Sako, nu, bet tai klientai tai sumokėjo. Iš kur aš žinau, jie sumokėjo, iki manęs tai nedėjo, žinai. Aišku, žinai, dabar aš daryčiau kitaip, žinai. Dabar aš paprastai padaryčiau, paimčiau visiems klientams, supirčiau kreditkės, kad, tipo, žinai, nu, nebuvo to pardavimo, nežinau, aš negavau, mes pirkės įsiuntėm, bet babkių nėra. Jeigu pinigus ten kažkur mokėjot, nu, tai kreipkitės kažkur, rodykit, žinai, kaip kas ir viskas. Tai aišku, čia, žinai, galbūt tu naglai, gal kokią baudą ir gaučiau, bet dabar tiesiog, nu, žinant taip, kad aš tada galvoju, kad, nu, jeigu aš viską normaliai oficialiai darau tvarkingai, nu, tai negali būti, kad mane dabar, žinai, bandė ir čia išdūrė tipo 5 štukų nunešė ir dar mane vamai, žinai, išdulkės ant viršaus. Tai dabar aš tą žinodamas jau padaryčiau kitaip. Gerai, pajudinkim truputį prekybą, nes vis tiek čia tas pirmas toks galbūt leverage play, nežinau, ar teisingai išskiriu, bet kur tu pamatai, ką gali specifiški maži žingsniai, pakartotinai, kokį efektą sukurti. Dabar daugelis žmonių tikriausiai, jeigu išgirsta kažką panašaus apie, žinai, va, tavo scenarius, kur papasakoti, žinai, dropshippingas, tai aš prisiperku prekių, žinai, tipo, ir aš visiems parduodu, arba galbūt net jie siūs tiesiai. Ir aš nežinau, koks procentas, bet tikriausiai 90% plus tie, kurie pradeda šitoje veikloje, tiesiog, taip sakant, išnyksta, pradingsta, dar pinigų sudegina ir šioje vietoje viskas sustoja. Kaip tai veikia šiais laikais? Ar tai dar vis yra įmanomas net variantas, į kurį galima žvalgytis? Ar tai turėtų būti kažkas, kur, žinai, vat, prieš 10 metų puikiai veikia, nes tam tikros situacijos irgi veikia tam tikrų laikotarpių, bet šiais laikais jau į tą net nereikėtų žvalgytis?
Ne, veikti veikia 100%, žinai, ir aišku, reikia atskirti dropshippinimą nuo paprasto, ten nekomercijos, ne. Tai dropshippinimo logika yra tokia, kad tu produkto neturi, kad tu užsakai ir tavo ten tas, nežinau, kinietis siunčia tiesiai tavo ten pirkėjui, kuris gali būti Amerikoje, pavyzdžiui. Tai čia yra dropshippinimas. Jeigu tu prekiauji iš sandėlio, tai tu vadinasi, aš užsipirkau prekes į savo sandėlį ir iš savo sandėlio tada parduodu klientui. Tai čia yra atskiri verslo modeliai. Tai dėl ko, sakykime, daug labai to dropshippinimo, dabar tu dropshipperių, žinai, čia kas trečias dropshipperis, kas antras, ne? Nes labai daug kursų visokių atsirado, žinai, ir per tos kursus rodo, kaip tai reikia daryti. Bet tik tai problema ta, kad tuos kursus daro tie, kas nėra darę tų dropshippinimo, o kurie nusipirko kursus, kaip daryti kursus apie dropshippinimą, žinai. Dropshippinimo kursų ponzis. Jo, žinai, gaunasi, jie ten visi viską rodo ir pas mane, žinai, buvo, pavyzdžiui, Vatjanas tas bičiukas, nusamdėm tokį atidarinėjom Kauną, žinai, atvaręs, aš kažkaip YouTube kanalą tada turėjau, jisai mane matė, sako, aš noriu, taip atvarė, net sako, atlyginimas nesvarbu, taip padavai. Ir kalbėjome, jisai buvo įrašęs, kad jis dropshippinimu užsiėmė, žinai, man kaip ir tinka, nes patirtis. Aš klausiu, kaip, sako, ne, mes buvom ten mokymus tokius nusipirkę, viskas afigenai buvo, ten kažkokia vos ne akademija to mokymų ir ten labai gerai skaičiai su ja. Bet sako, pradėjom daryti, paskui žodžiu gavosi, kad šikna, žinai, minusas, jo sakau, tai kaip taip. Nes bent, sako, mes pradėjom daryti, paskui pasirodė, kad eBay'ui mokesčius reikia mokėti, PayPal'ui mokesčius reikia mokėti, tada pasirodė, dar šiaip mokesčius reikia mokėti, žinai, viršaus, bet visas tas tai nebuvo paskaičiuota, žinai, taip. Ir kitas dalykas, kai tu dropshippinimo, žinai, tau nupieš taip, kad tu čia pas tave užsakysi, tu iš AliExpresso užsakysi, ten tiesiai nusiųs ir tu, žinai, profitą pasiimsi. Bet taip nėra, jeigu tu parduodi, tu nesvarbu, kad tu dropshippini, nedropshippini, tu esi pardavėjas. Tai jeigu tu esi Europos Sąjungoje, jeigu aš pardaviau prekę, niekam neįdomu, kaip aš ją atsiunčiau, ar aš iš savo sandėlio, ar iš kito sandėlio, visos taisyklės pačios, aš turiu mokėti PVM, turiu muitą sumokėti, turi būti grąžinimas 14 dienų, jeigu pirkėjui nepatiko, jis grąžina, kinietis atgautos prekės neims, aš turiu visą sumą grąžinti, turi būti garantija 2 metų, turi būti sertifikatai, CE, ROXai, turi atitikties sertifikatai būti, turi daiktas būti saugus, žinai. Ir kai klientas gauna kažką, jis to užmetus, kai mes sako, man nebeveikia, ten koks trimeris benzininis ir tu, o tu nematęs tų trimerį, žinai, tu tipo dropshippinai. Ir ką tu darai tada? Klientas sako, pinigus grąžinkit, tu jam turi grąžinti, o tavo tam kiniečių vienodai, žinai. Tai va šitų dalykų žmonės nepagalvoja, kad tu turi uždėti visus mokesčius, visus PVMus, viską, turi būti garantijos, turi būti tas pats, jeigu dropshippinė, tai tu įsivaizduok, tai būna, kai tu dropshippina tiesiai klientui. Klientui ateina išmuitinęs laiškas, labą dieną, gavo siuntą iš Kinijos, reikia išsimuitinti. Esu buvęs. Kaip tu jam paaiškinsi, žinai. Tai va aš nebūna, kad kiti nepaskaičiuoja, neįvertina, žinai, tų dalykų, kad tu turi daugiau tų atsakomybių iš tikrųjų ir kad tu negali, žinai, pirkti iš Kinijos už 10 ir klientų nusiųsti už 20, nes tau nieko nelieka, nes tu susimokėsi mokesčius, PVMus, muitus visokius, plius garantinis ir visa kita, instrukcija lietuvių kalba elementariai turi būti, žinai. Tai va ant to kartais paslysta žmonės, kad galvoja, kad, žinai, kartais būna žmonės galvoja, kai ką, apie kažką, kad yra daug sudėtingiau negu iš tikrųjų yra, bet apie kažką galvoja daug paprasčiau negu iš tikrųjų yra. Tai va tas ir būna, žinai, nesupratimas, kad tu pradedi daryti, neįsiaiškinęs visko iki galo. Pas mane būna konsultacijos atvaro, pavyzdžiui, dėl komercijos, tipo, žinai, kad noriu darysiu. Tai dažniausiai, ką matau, kad tu sugalvoji, kur tau atrodo aфиген, čia sugalvoji, aš kokį džemperius ten darysiu, pardavinėsiu. Arba ten stalo žaidimus ten gaminsim, jam atrodo, kad mintis aфигена, bet ar tu bandai bent parduoti, žinai, ir gaunasi, kai tu užsakinėjai ten, žinai, būna maukių, kai tu užsakinėjai Kinijoje, tu esi, minimalus kiekis, kiek tu gali užsakyti, ten gali būti 1000, gali būti 3000, jeigu tu nori savo ten pakuočių, visko, žinai. Ir tu užsakys 3000 kažkokių stalo žaidimų, žinai. Ir ar tu bandai bent vieną parduoti. Tai tas pats, pavyzdžiui, Tomaikėm būna, sakau, žiūrėk, kiek bus. Jam ten, ir žinai, būna, kai pradeda kalbėti savikainą, ten kem kažkiek, tipo, tai aš jau galvoju, pamiršk, ta prasme, be šansų. Ten stalo žaidimo savikainą, tai po 2,6 gali padaryti, kaip tu permuši monopolį, kuris parduotuvėje ten turbūt 2,6 jau kainuoja retailas. Tai žinai, be šansų. Bet esmė tame, kad žmonės neprasibando, tai tu gali vežti sandėlį tada, kai tu žinai, kad perka. Jeigu aš žinau, kad aš per dieną parduodu 10 vienetų tos prekės pastoviai, stabiliai, tai žinau, kad aš 1000 galiu atsivežti. Bet jeigu aš vežu kažkokią naują, kur man atrodo, kad čia yra aфиgenas daiktas, bet aš ne vieno nesu pardavęs. Tai aš sakau, tai žiūrėk, tu tas atmaikės, kokias tu nori parduoti. Yra Lietuvoje tokios. Jo. Sakau, nuvažiuok, nupirk 10 vienetų už tą retailą ir parduok. Per skelbių, per marketplace, per savo kažkokį už tiek nupirkai bent jau parduok. Ir tu pažiūrėsi, ar tu jas bent gali parduoti, nes gali būti taip, kad tu nuvažiuosi, nupirksi jas ir tu, žinai, po 10 eurų jų neparduosi. Tai tu geriau sužinok, nusipirkė, žinai, jau 10 vienetų čia nais už brangiai, negu tu atsiveši ten 1000 dabar iš Kinijos ir paskui pasirodys, kad jų neperka iš viso, tu, žinai, už pusę savikainos negalėsi parduoti. Visi galvoja, kad yra problema gauti prekę, kad atsivežti, sugalvoti, dizainą, idėją. Ne, problema yra parduoti. Tavasme, jeigu tu gali parduoti, tai tau prekių netruks. Čia jau geros problemos, taip sakant, kaip kalbėjom pačiai pradžiai. Jeigu neturi pradinio kapitalo, ar galima kurti verslą? Įmanoma, sakyčiau, taip, bet ar galima, ar logiška, ar geriau eiti, žinai, darbuoti su kažkokiom aktyviam pajamom tam, kad susikurti pirmiausia? Ne, matai, čia du dalykai. Verslą pradėti be kapitalo tikrai gali 100% easy peasy. Va šiandien, dabar tau, nežinau, reikia 5 eurų turėti, kad tu turėtum telefoną kažkokį išmanų, kad galėtum skelbti LT list ir sąskaitą pasipildyti. Ir jau tą verslą gali pradėti, ne? Paskui gal prieisim, ar čia iškart reikėtų daryti, bet
verslo pradžia, kaip gali, visi įsivaizduoja, kad tu, žinai, verslą pradėti, tai kažkokį, čia, žinai, ofisą paimti, ten 10 žmonių, laptopus, visiems Apple supirkti, žinai, kad visi turėtų ten, tipo, stalus, ten tuos kilnojamus, ping-pongo stalas turi būti ir panašiai. Tai tas verslo pradėjimas tai yra, kad tu siūlai kažkokią paslaugą, už ką žmonės siūlo pinigus, ne, tai paslaugą ar ten prekes ar panašiai. Tai verslas, nu, jeigu nieko neturi, ne, pavyzdžiui, man dabar, sakyčiau, telefoną turi, reikia pradėti, nu, tai gerai, aš nuskelbiu, dedu ten namų valymas, ne, valymo paslaugos. Tai pabandyk užsisakyti, kad kažkas pas tave atvažiuotų namus išvaryti, nu greičiausiai be 5 eurų nerasi, ne? Tiesiog, tai rankas, kojas turi namie, moki dulkės, nusivalyti, siurblyti, valdyti ir panašiai, numoki, tai gali kažkam kitam padaryti. Ir gali tai, kad valau su jūsų priemonėm. Viskas. Aš sėdžiu, gaunu skambutį, kur ten, nežinau, ten Justiniškės, nuvažiuoju, ten su troleibus, ten nusipirkęs ten tą talonėlį ir viskas. Atvažiavau su jūsų priemonėm, aš galiu viską išvalyti, ne? Aš išvalau, padarau žiauriai ofigenai, labai stipriai pasistengiu, būnu mandagus, viską žinai, kad va, jeigu dar reikės skambinkit, kitiem gal parekomenduosi, ne? Ir viskas, jau gali pradėti. Tai aš tada po bišį galiu ten po 5 eurų susirinkti, arba, nu, kad ir ten po kem, ar kad ir po tramą, ne? Bet gerai, aš jau už savaitės jau galėsiu gal savo priemonės nusipirkti. Nu ir taip po truputį gali skailintis. Pajudinkim truputį nekilnojamą turtą. Lietuva visi mėgsta tas plytas, myli, sako viskas, reikia kažkaip, žinai. Dabar matau vis daugiau ir daugiau tokios tendencijos, kad nebe tik Lietuvoje tas kapitalas sėdi ir žvalgomės į visas kitas šalis. Tai pakalbėsim truputį ir apie Gruziją, nors yra įvairiausių šalių, kurias irgi fokusuojasi Lietuvai, bet paimkim tą pačią pradžią, tu papasakoji irgi, žinai, daugelis, jeigu aš dabar pakalbinčiau, žinai, 10 žmonių gatvėje, sako, žinai, investavimas į nekilnojamą turtą. Nu, tai tikėtina nupieš man pavyzdį, kad perku butą ten iki, nežinau, 1-2 kambarių kažkuriame iš centrinių miestų arba mieste, kur gyvena ir bandau jį išnuomoti. Čia mano investicija, taip sakant. Ir tikiuosi, kad nuoma yra didesnė negu tą, ką moku bankui ir po visko man viskas susidengia gražiai ir aš praturtėsiu iš to, kad už ten 20-30 metų tu turėsi nekilnojamą turtą. Tu paminėjai, kad 500 kvadratų nusipirkai, nu, tą taikinį turėjai, taip sakant, iš savo pusės. Kaip tas pas tave atkeliavo? Kaip atėjo, žinai, kad ne tuo standartiniu keliu? Ne, tai nebuvo pirmas pirkinys, tai pirmi mano buvo tiesiog ten būtų kaip paprastai ten po 900 kvadratų. O tas dėjo tada, kai aš supratau, aš iš pradžių, man atrodo, kad skolintis pinigus neapsimoka ir mokinti palūkanas yra, žinai, labai blogai. Nes atrodo, ką man mokėti, žinai, ten 2%, jeigu aš geriau, žinai, iš savų. Tai po kol aš supratau, kad tai gal ir neblogai, žinai, kai Euriboras buvo minusinis ir tu gali paimti ten su 2%, žinai, maržą ir tada gal ir nieko visai, žinai. Ir kai aš tą dalyką supratau, kaip veikia būsto paskolos, nes pas mus biškai kitaip negu Amerikoje, kai tu žiūri, žinai, video, ten, žinai, ten tu čia refinansavai, ten perki, ten darai, nu Lietuvoje taip nesidaro, žinai, bet kai tu supranti, kaip veikia Lietuvoje, ta sistema žiūri, kad galima panaudoti neblogai. Bet kur klaida buvo dažna, dėl ko aš tą paminėjau, kad ten 500 kvadratų, nes, nu, būsto paskolos yra ribota, kiek tu jų gali paimti. Jeigu tu paimsi vieną būstą, antrą būstą, nu, trečią, ten daug dievė gal susiderinsi, bet tu ateisi ketvirto, bankas sakys, nu, klausyk, jau čia tikrai tavo ne būsto paskola, čia yra verslo paskola, žinai, arba ten kažkokia tai kitokia, jiem kitom sąlygom, tau bus, žinai, terminas trumpesnis, bus iškart marža didesnė ir panašiai. Tai būna klaida, kad žmonės panaudoja tą, žinai, paima. Tai ta būsto paskola yra patys pigiausi pinigai, turbūt, ką tu gali pasiskolinti. Nu, niekur gyvenime už tiek pigiai nepasiskolinsi. Tai mano akim, tai nu apsimoka pasimti maksimaliai, kad tu gali pasimti 30 metų, tą klausimą užlokinai ir pamiršai, žinai, viskas. Tai kad tą galėtum padaryti, bet klaida bus, jeigu tu paimsi kažkokį ten būtuką, žinai, už ten 5000 nupirksi, nu tai bus to pirma būsto paskola, paimsi antrą būtuką, už 5 bus antra būsto paskola, tai tu sumo 100 000 turėsi pasiskolinęs, viskas. Tu daugiau būsto paskolų nepaimsi. Tai aš kai tą supratau, kad tai jeigu imti, reikia daryti maksimaliai, kiek gali, žinai. Tai būsto, tai jeigu aš pirkčiau, nežinau, komercinę pastatą man neduos, bet jeigu aš perku namą gyvenamąjį, tai jisai kaip ir būstas gali būti, žinai, jeigu tai yra 500 kvadratų ar 700 kvadratų, tai vis tiek yra būstas vienas, nes ant vieno registrų centro numerio. Tai aš nusipirku vieną tokį namą, aš ten paskui ką su juo darysiu, kaip aš jį dalinsiu, kaip ir nebe banko, žinai, klausimai, tipo. Nu, yra ten niuansų, kad ten įrašyta yra, kad tu ten negali perskirstyti, ne. Bet tai tada gaunasi, tai aš galiu nupirkti 2 namus, pavyzdžiui, po ten, žinai, tokios kvadratūros ir skirtumas, ar tu turėsi 2 ten būtukus po 5000, ar tu turėsi 2 objektus po 500 000. Tai tu turėsi užsiskolinęs labai pigiai, žinai, arba 100 000, arba lemą gali turėti pasiskolinęs. Ir viskas, tą klausimą uždarai, žinau, kad aš būsto paskolų daugiau niekad nebeimsiu, nes jau viskas pas mane maks yra užskolinta, kiek yra. Šitą klausimą aš pamiršau, nu, bet aš turiu didelę dalį pasiskolinęs kapitalo už labai mažas palūkanas, kur aš niekur kitur negaučiau. Tai vat dėl to gal ta, žinai, kvadratūra, čia ne kvadratūros esmė, čia yra tiesiog, nu, kiek tu gali per vieną kartą pasiimti maksimaliai sumą, kad tau neužsirakintų. Na, pajudinkim tada investuotojus. Sakykime, jau čia Lietuvoje išnaudota būsto paskola, bet daugelis dabar pradeda galvoti, žinai, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, jeigu pasižvalgom į tos pagrindinius miestus, nu, grąža, nežinau, iš mano pusės, man atrodo, nelabai logiška, jeigu tu iš to bendro kapitalo kalbi, kad be už kažkokių pinigų ir krypsta akis į Gruziją. Kaip šioje vietoje viskas veikia? Matai, krypsta ne tik į Gruziją, daug kur krypsta. Tai žiūrint, jeigu tu nori investuoti nekilnojamą turtą, tai su paskola make sense kažkiek, ne? Be paskolos irgi labai priklauso, žinai,
dar kiti žmonės būna, žinai, per renginius susitinka ir jo, tai investuoja nekilnojamą turtą, ten, žinai, investuoja, bet neskiria žmonės, kas yra verslas, kas yra investavimas. Investavimas tai yra, aš įdėjau pinigus ir aš gaunu grąžą už tai. Viskas. Aš nieko nedarau. O kiti galvo, aš investuoju ir ten Filipinam. Tai čia ne investavimas, šia prasme, čia dalis yra, tai tu investuoji į verslą, kuris užsiema nekilnojamo turto filipinimu, bet tas verslas dar turi atskirai uždirbti, žinai, kažkokią grąžą. Tu negali skaičiuoti, kad aš ten darau 10%, tai gerai, čia overall 10% yra, bet jau kiek verslas padarė, žinai. Jeigu, kiek valandų išleidai? Jo, kiek valandų išleidai. Tai vad reikia atskirtas investavimas, kad yra ne filipinimas, nedarimas, kažkoks čia verslas yra, tai tu kitaip turi skaičiuoti darbo laiką, valandas, kaštus kažkokius, rizikas ir visa kita. O jeigu žiūrint grynai investavimą, jeigu tu tiesiog nupirksi kažką, žinai, jeigu tu neturi labai gerų skilų, kad tu rastum kažkokį ten, žinai, kiti irgi nupirkau, padariau remontą ten per pusę metų, žinai, tokia grąža, tai palauk, tai tas remontas tu pusę metų darai, tai žinai, kiek jisai kainavo, tai tu turi viską skaičiuoti, bet jeigu tu skaičiuosi, kad aš nuvarau, nuperku gatavą variantą ir jį išnuomoju, tai jeigu tu nesi kažkoks super ten įgūdęs aфиgenų dylų ieškotojas, tai tu turėsi tavo 5%. Tai čia yra, 5% tiesiog nuoma, bet tai paskui minus to bus. NT mokestis, minus tada šiaip mokesčiai ten arba GPM arba verslo liudijimas, minus remontai visokie skalbenkės, ten dar kažkas ten genda panašiai ir tu žiūrėk sumoji tada, kad šiaip kas 10 metų reikės tų remontą padaryti, jo, čia prastos gal su 5% skaičiavus, bet dar depends, kur tu pirksi. Jeigu tu senamiestį norėsi paimti prabangioje vietoje, tai tu reiškia 3 kartus spaustum procentus. O jeigu tu, žinai, imsi kažkokį ten naujininkose, kažkokį ten neaišku, žinai, ten loftą ar ten vėl nežino ką, tai gal ir 10% bus, bet kiek prastovų, kiek problemų bus ir visa kita. Bet žodžiu, sumoji tu vis tiek, 5 gal gausi, bet tu tada dažnai betinė ant to, kad bus capital gains, kad tu turėsi ten per 10 metų, bet iš to tada turi skaičiuoti nusidėvėjimą, kažkokį tenais remontus ir visą kitą, ir tada žiūrėk, kad sumoji ir plus tu turi galvos skausmą, tu vis tiek reikia nuomot, o jeigu tu dar skaičiuosi, kad tu perdodi kažkam, kas menedžina, tai tau paims 10% plus nuomininko suradimas, tai jau žiūrėk 20% gaunasi, tai tu ant gal tą sumą jau tokį, tada jau tu betinė, tik tai ant to, kad kapitalas auks, kad bus capital gains, bet jeigu capital gains nėra, tai tu kaip ir ant nulio išeini. Tai savais pinigais aš sakyčiau, kad aš nematau pliuso stipraus investuoti, jo labiau, kai yra alternatyvos, tu gali dėti į ETF-us, gali dėti į reitus tos pačius, kur tu tiesiog paspaudai viskas, turėsi likvidumą 100% iš karto. Ir žinai, pavyzdžiui, būtų nupirkęs nuomai, man prireikia dabar 5000, tai aš neparduosiu dabar gabaliuko būtų už 5000. Porą plytų. Jo, bet aš galiu, žinai, savo ETF-us paimti, už 5 pardaviau dabar čia ir dabar už tą kainą, kokia yra. Tai dėl to, o žinai, užsienį dėl ko tai irgi priklauso. Vienas dalykas tai yra kapitalo apsauga, kitas dalykas tai gali būti didesnė grąža. Tai žinai, jeigu pas mus tas turtas Lietuvoje per paskutinius 10 metų prieaugis, man atrodo, yra 205%. Tai iš visos Europos, tai mus lenkia tik tai Portugalija su 259, Vengrija su ten 304 gal, bet pas vengrų skaičiuota ne eurais, ir Turkija su 1885%. Bet čia lyrom. Tai, žinai, bet jeigu tu... Infliacija labai turėjo ten tą tokia, kuris... Bet jeigu atmesi, žinai, viską į eurus sudėliosi, dar klausimas, ar ta Vengrija su Turkija dar labai lenkia. Tai Lietuva vos nepraktiškai didžiausias buvo nekilnojamo turto brangimas per 10 metų iš visos, žinai, Europos. Tai mes jau tą augimą jau turime kaip ir didelis. Tai, žinai, jau remiasi pakankamai aukštai ir atlyginimai pakilo stipriai, labai stipriai tikrai Lietuvoje. Tai, nėra gal tiek daug tos vietos, kur dar čia stipriai stiepti, sakyčiau, ne? Aišku, kad brangs, tai dar turbūt faktas, bet tai klausimas, ar, žinai, brangs labiau Lietuvoje, ar labiau Albanijoje brangs, ar Gruzijoje brangs labiau, nes ten dar, žinai, jeigu atlyginimas yra ten 300-400 baksų per mėnesį žmogaus, žinai, jie dar neįperka, tai ten ir pastatyti yra pigiau ir viskas, bet tiek nekainuos visą laiką. Ir kitas dalykas, tavo kokia yra nuomos grąža, tai priklauso labai nuo pinigų kainos. Kadangi Lietuvoje pinigai yra gan pigus, palyginus, tu gali pigiai paimti būsto paskolą, daug kas skaičiuoja, jeigu už ten 2 pasiskolinau, dabar jau ten 2 + Euriboras, ar ten 1,5 + Euriboras, ne, bet vis tiek sumauti 5% jau gauni, tu kaip yra patenkintas. Bet jeigu, pavyzdžiui, Gruzijoje būsto paskolos nuo 12% prasideda, žinai, pavyzdžiui, maniškai, kas komandų yra, tai viena moka 18%, kita 16% už būsto paskolą. Įsivaizduok. Tai jiem mokėtų už nuomą 10%, jiem yra pigiau negu būsto paskolą mokės 18%. Tai vadinasi, tavo tie pinigai nuvežti ten, kur tie pinigai yra brangus, jie ten daugiau grąžos gali generuoti. Ir tai nėra logiškiau be paskolos imti, toje pačioje ten Gruzijoje? Ne, tai tas ir faktas, tai aš turiu minėti, kad jeigu aš kaip investuotojas atvažiuoju, aš be paskolos nuperku, iš karto taupai milžiniškas. Tai aš galiu išnuomuoti tam, kuris alternatyvoje būtų pirkti su paskola ir gyventi. Bet jam pirkti su paskola ir gyventi, jam gaunasi, žinai, brangiau. Tai netgi mes tokius dylus darom, pavyzdžiui, kad mes išperkam, sakykime, kur nuomuoja ten, pavyzdžiui, kokie Airbnb turi verslą, bet jiem brangu, žinai, mokėtas paskolas. Tai mes net kartais tokius dylus darom, kad mes iš jų išperkam ir jie mums tiesiog nuomą moka, bet jiem gaunasi pigiau negu mokėti bankui palūkanas. O mes turim ir turtą, kapitalo prieaugį ir nuomą aukštesnį, negu mes gautume šiaip rinkos sąlygom, žinai. Tiesiog tu tada arbitražą darai, tu žiūri, žinai, kur tavo tas, kai jau tu prekė žiūri, kur brangiau parduoti, žinai, tu ten kokiam atvežęs ten, nežinau, ten į Lietuvą guminius botus, tu brangiau parduosi negu Kazakstane, ten kokiam, kur, žinai, gal ten, nežinau, nėra ten, žinai, lietaus ar ten sniego. Tas pasirgi, tu žiūri, kad Lietuvoje tavo tie pinigai nėra tokie vertingi, bet ten jie yra vertingesni, nes ten juos yra sunkiau gauti. Tai... Geras, aš nieko nežinau apie Gruzijos tą 18% pavyzdį. O kodėl tokios brangios būsto paskolos? Čia latys yra.
Ai, nes ne... Nu, kaip pas mus litas būdavo, kiek litas būdavo paskola, aš neatsimenu, jeigu palūkanos norė būdavo 10% padėjus litais, tai paskola jaučiu buvo kiek 15 kokių. Nu jo, tas laikotarpis buvo labai toks iš savęs reikalaujantis, tai čia... Nu, bet geras. O kaip atskirti, nes vis tiek užsienyje aš dažniausiai visą laiką susiduriu su tokiu klausimu, nu, žmonės, kurie jau turi pinigų, pirmą klausia, žinai, ne kur didžiausia grąža, o kur aš riziką suvaldau. Ir čia atsiranda iš karto, žinai, gruziniškas remontas, manau, daugelis žmonių žino, ką tai reiškia. Tai vat kaip atskirti, kad turtas, kurio galbūt tu net nematėjai, tu vis tiek keliauji, žvalgaisi, būni toje vietoje, turi kažkokių kontaktų, kurie tau gali patikrinti šitas vietas. Kaip veikia visas mechanizmas, kad jeigu tu nori investuoti į šalį, kuri nėra, nu, kurioje tu nesi, kaip tu turi suvaldyti šitą riziką? Va čia labai triki vieta, nes kaip veikia, va čia irgi viena iš tų problemų buvo, ką man spręs reikėjo. Kai aš nusprendžiau, kad aš noriu ten, žinai, man patinka, supratau, kad, nu, man reikės kažkaip už tai susimokėti, žinai. Arba aš įsimaudysiu per išdrimus kažkokius, arba aš kažkam daug mokėsiu, kad, žinai, aš pamatyčiau, kaip veikia. Tai abudu buvo, žinai, ir daug mokėjau ir įsimaudžiau, bet, nu, ten per 2, per 3, per 4 metus aš jau pramušiu visą sistemą ir aš dabar ten kaip namie jaučiuosi. Aš suprantu, kaip veikia, kaip darosi, aš galiu, žinai, vietiniam brokeriam paaiškinti, kaip reikia daryti ir ten, žinai, vietiniam teisininkam pasakyti, kaip pas juos ir kaip pas juos mokesčiai mokosi ir visa kita. Tai tą dalyką nuteko už tai susimokėti, suprantu, kad tai yra įėjimo kaina, žinai, kad aš, nu, pirmą reikės padaryti kažkiek prastesnių dylų, reikės sumokėti už kažkokias paslaugas konsultantam panašiai, bet kad aš išmokčiau, mokėčiau, kaip reikia padaryti. Tas pats, nu, Lietuvoje, jeigu atvažiuotų koks amerikietis, dabar Lietuvoje būtų norėtų nusipirkti. Nu, tai kaip jiems sektųsi, nu, sunkiai būtų, žinai, tu gali nueiti kokią nors ten, žinai, į išvystytoją kažkokią, nupirkti iš brokerio, kuris ten gaus kosminį komisinį ir tau, žinai, parduos. Tas pats, dėl ko tas investavimas į nekilnojamą turtą užsienį gal man tokį biškį prastą prieskonį turi, dėl to, kad, nu, atsidaryk Facebook, jeigu tu pasieksi kokį nors investavimo Kiprą arba Dubajų, tave daužys reklamom ten iki begalybės. Ir visi tai siūlės, dabar čia netgi buvau, paroda buvo tokia, kur tipo paroda nekilnojamo turto, bet ten realiai tiesiog, nu, sales pitchas ateini, žinai, yra daug šitų, kur beveik turėjo būti iš 15 šalių atsieit čia bus, ten, žinai, galėsi su visais ten bendraut. Tai buvo gal 5 stendai Kipro, 1 Turkijos ir 1 Dubajaus, tipo, žinai. Ir tau tiesiog, nu, ten, ta prasme, čia nėra investavimas į NT, čia yra tau tiesiog pasakų pardavimas, žinai, kur tau, man reiškia, jeigu ant jūros kranto skip, ten kažkoks kurortinis miestelis skip, payment planas ten per 5 metus, ten be palūkanų, ten skip, žinai, garantuotos ten gražos kažkokios irgi skip. Nes, nu, tik žmonės tam pasakom, žinai, tau rodo, tai tu atsidaryk, nu, aš vat per tą FFF drožio pristatymą, nu, tai atsidaryk tu bookingą ir tu pasižiūrėk, kiek ten kainuoja nuoma. Tau, žinai, rodo, kad tu po 100 čia eurų nuomuosi. Tu bookingą darai, ten 10 eurų kainuoja nuoma. Tai, žinai, va, tokie dalykai, tada žmonės buvo nudega, žinai, nuvarė, jo nupirkom, nu, bet tai ten taip, žinai, ir reikia atskirti, ar tu darai investiciją, ar tu pirki savo kažkokį, nes kiti, nu, tai mes, žinai, nu, nupirkom, kad ir savo, bet ir nuomuot, nu, tai taip nėra, tai arba vienas, arba kitas, arba tu pirki savo ir tu tos pinigus ten palaidoji ir padėjai ir tu ten vieną kartą metus nuvažiuosi, ten, žinai, pasiplaukiot, arba tu pirki investiciją ir iš to tu turi skaičiuoti matematiką, turi susidėti. Tai, pavyzdžiui, žiūriu sostinės, žiūriu, kur yra, nu, tas pats, ką aš daryčiau Lietuvoje. Aš nežiūriu dabar Lietuvoje nupirkti, žinau, Palangoje trumpalaikio nuomą paleidinį. Tai dar Palangoje dar būtų gerai, bet kai tu nuperka kažko, žinai, Šiknoj, kur tarp kažko ir kažko, kur tipo ten aplinkui nieko nėra normaliai, bet čia tipo statysis, nuomosis, tipo. Tai dar iš plano perka. Aš noriu pirkti tą, ką aš matau čia ir dabar pastatytą, ką perka vietiniai. Tai aš pirmus kartus, kai važiuoju, man ten, žinai, pasodina mane, ten jungia, ten, žinai, per projektorių, man čia projektus kažkokius rodo, žinai, žiūrime, ten sėdim 7, žinai. Aš sakau, kiek ką jūs man čia rodot, sakau. Sakau, jūs man rodykit normaliai, koks pas jūs yra čia Aruodas LT, žinai, kur žmonės perka. Tai jūs man čia rodot 7 variantus, tipo, žinai, iš ko galim pirkti. Čia stato bus kažkelintais metais, čia bus tokia, tai aš noriu matyti, nu kaip aš Lietuvoje perku, žinai, tu kali Aruodą, tu žiūri variantus, tu lygini ten viską. Aš ten blemba, nu 100 eurų tikslu, tą kainą galiu pasakyti, ar jinai gera ar negera. Tai tą patį ir ten pakaldojam, žinai, tai, nu ir nežiūrė tų visokių ten šūdinų projektų, žiūriu, ką pirktų vietinis. Kaip nusprendė Gruzija tada, nes irgi čia yra, žinai, daug rizikų, kurių galima sąlyginai lengvai įvardinti irgi. Vien paimk tą patį valiutą nepririšta, vien pikti kaimynai šiaurėje ir šioje vietoje, nu, daug įvairiausių pasirinkimų, žinai, nuo Tbilisio iki ten Batumio irgi miestelių N+. Graži gamta visą kitą, nu, bet ne į gamtą tikriausiai takai vis tiek didmiesčius, kuriuose gyvena ir... Tik Tbilisis. Tai čia dėl tos valiutos taip atrodo, bet iš tikrųjų visi sandoriai realiai vyksta doleriais. Įsivaizduok, pas mus Lietuva prieš 20 metų. Litas buvo, bet jeigu tu perki mašiną arba perki butą, tu perki doleriais. Tai lygiai tas pats irgi yra. Tu kainą turėsi, tu tipo, oficialiai turi mokėti lariais, bet realiai tu moki doleriais. Arba bent jau tu moki lariais, bet dolerinė kaina sutarta. Nu, mes irgi imam doleriais arba eurais, ne? Tai arba jie ten konvertuoja tos larius, ar nekonvertuoja. Dabar visai šiaip galiu, man nesvarbu, man ir lariai tinka, ir doleriai tinka, ir eurai tinka. Nes aš suprantu, kad mes tada, žinai, kai imsim eurais, po to laris pakyla belikė, gal būčiau lariais ėmės, tai būčiau, žinai, turėjęs dabar profitą gerą.
Tai ta valiutų rizika paskirstinu, aš jeigu turiu ir eurų, ir dolerių, ir larių, ir pajamas skirtingom visom valiutom gaunu, tai man, žinai, nu, man ten va taip gali šokinėti, bet tokie tas pakrito, tas nukylo, tai pažinai, tai kaip ir rok. Tai sakau, dėl valiutos visiškai atkrenta ta rizika, nesvarbu, dėl to kaimyno pašonė, žinai, tai daug kas sako, o, bet tai tengi Rusija, tai gerai, bet jūs pažiūrėk Lietuva, kaip atrodo vaizdas. Ta prasme, tai apie ką mes čia kalbam, žinai, nu, kiti tipo, kad pas mus tu pažiūrėk, tu išskristi iš Vilniaus dabar negali. Kiek jis dabar su balionais kas darosi, ne? Tai čia, tipo, va čia normaliai, man atrodo. Gerai, pajudinkim tą tokią aštrią temą, kur mokesčiai, nes dabar jeigu aš turiu kompaniją Lietuvoje, nu tai kiek aš čia procentų, kuriais metais turiu sumokėti, dabar, žinai, šitas išeis sausio mėnesį, tai už praeitus metus, nu minimum, čia 16% bus tiesiog, nu, už 26, bet dabar, taip sakant, už praeitus teoriškai, už 25 dar 16, bus 17. Tai čia jeigu ten... Jeigu aš išsimokinėjau, žinai, darbo užmokestis, nu tai čia vienas dalykas, nu bet tikrai, na, didžioji dalis, žinai, dividendais, nu tai 15% standartas, nu tai aš sėdžiu kažkur 30+ mokesčių, čia dažniausiai best case scenarijų. Alternatyva yra... Dar PVM neskaičiuoju, jeigu... Jo, tai, žinai, čia iš karto atsirėmė į tokius, nu, okei, o kur aš galėčiau užvalgytis dar? Tai gal galim užkabinti Gruziją tada su šitais visais mokestiniais reikalais? Jo, daug gali užvalgytis. Pirmas dalykas, aišku, reikėtų Lietuvą pažiūrėti, gal tu gali susoptimizuoti elementariai veiklos rūšį pakeitus, ten, žinai, išsimokėjimus, atsiskaičiavimus kažkokius panašiai. Tai tikrai būna, kartais tu pasižiūri žmogus, aš matęs tokių, kur žmogus išsimokinė sautin, žinai, atlyginimą ten po 20 000. Tai tu pasižiūri, taip seniai, what the fuck, žinai, dar ten kokią ten individualiai įmonė dar nuo kažkada, žinai, palikta. Nu tai, blemba, yra MB, žinai, tu jau kaip ir opcija buvo, ko žymiai galėjai staupyti. O su užsieniu, tai paprastai, tai, žinai, tu žiūri, jeigu tu žinai, kokį nors nori nusipirkti, nežinau, nu, ETF tą patį, nu tai tu žinai, ką tu nori gauti, ką tu gausi komplektą, nu tai tu žiūri, žinai, pas vieną brokerį, ten spredas kažkoks, žinai, kaina tokia ir panašiai, tai tu nepirksi, žinai, brangiausių, tu žiūri, kur tu gali gauti pigesnį variantą, tas pas, nežinau, ten pieno kokią pirkti, tu lygini, žinai, žiūri, kur kiek kas, žinai, ir panašiai. Tai dažnai būna, kad kiti įsivaizduoja, kad ten bus, nu, blogiau kažkaip. Ir ta, žinai, yra skausmo taškas kažkoks, nu, kaip žinai, man kokie turi pasirašę sutartį, nežinau, ten kokia būdavo, žinai, periodiškai ant verslo pasirašinėjom, kokį nors ten operatorių pasirašai, visi skambučiai, viskas neribota, kur nori, ten 7 eurų per mėnesį, žinai. Gerai, geras dylas, neblogas. Tada, žinai, skambina kitos operatorius, mes čia turim geresnį, viską čia galim padaryti, sako, mes žiūri gerą turim. Mes čia permuš galim, čia žinau, apie 4 eurus padarysim. Nu, beveik per pusę pigiau, bet man dabar perrašinėt visas sutartis, keist ten, žinai, numerius, ten kažkokius telefonų, kad aš 3 eurus per mėnesį taupyčiau. Nu, kaip ir, žinai, man nelabai skirtumas, jau, nu, kiek man turi dabar pasiūlyti 0 padaryti, kad aš pereičiau, žinai. Yep. Tai iki tokį lygą man siūlė už 3,90 eurų, viskas neribota, internetas, pokalbiai, tipo, žinai, ką nori. Bet, nu, man dabar dėl 4 eurų, žinai, perrašinėt. Yep. Ten dar netesybas gal už jų sumokėsim, ten kažkas tokio. Nu, aš ne, bet jeigu man tas operatorius paskui, su kuriuo reikia per tą sutartį, sako, o, žinokit, tokių planų nėra, dabar pas mus ten, žinai, 2 eurai kainuos tas planas. Bliamo, man tada pastakyta jau kaip ir įdomu pasidaro, žinai, aš tada pradedu žiūrėti, ir kai pradedu žiūrėti, aš tada sakau, padarysim, aš gerai, tada tas, o tai ko jūs nesakėt, mes galim pamažinti, sakau, vėl aš jau, žinai, perėjau. Tai čia tas pas, jeigu tu, žinai, moki Lietuvoje, žinai, 15% mokėjai, tai gal tu labai ir nesidarėjai, žinai, gal tu tikėjai pasakom, kad ten kitų, bet ten blogiau, ten, žinai, kažkas ten ryšys blogesnis bus, ten panašiai, tai irgi ten, žinai, ten tave ten kažkaip ten sunkiau bus, tai tu gal nesidarai, dabar aš ten mokėsiu, ar čia 15, ar ten 5, nu gal man netaip dar stipriai skauda, bet jeigu man čia pasidaro tram 2, o ten, žinai, 5 jau kaip ir blemba įdomiau, žinai, pasidaro. Tada, o kai pradėtis, žinai, kame problema, kai tu jau tu pamatai, žinai, vieną kartą, negali atmatyti paskui. Kai tu supratai, kad, pala, tai čia normaliai, taip veikia, čia 1% moka ir tipo ir viskas normaliai, ir čia jie pasirodo, nu, viskas visiems okei. Ir tu tada, žinai, supranta, kad, pala, tai man jeigu gal 15 padaro, man jau nebe taip įdomu, žinai. Tai čia tas ir yra, kad, žinai, nereikia išsikinisnėti, nes kaip dabar Norvegijoje kokia problema. Užkėlė tos mokesčius, tai po to čia surinksim daug. Ir surinko mažiau, nes išvarė visi. UK dabar tą patį šikna, tai jie dabar jau tą exit tax jau svarsto. Kad, tipo, jeigu tu nori išvažiuoti, nuo viso turto susimokėjai, po tada gali varyti. Nes nušikna ta, kad kas turi babkių išvaro. Tai, žinai, problema ta, kad jeigu tu, žinai, kad tu, pavyzdžiui, už greičio viršijimą yra bauda, viršijai bauda. Nori, kad mažiau rūkytų, pakėlė į cigarečiam akcizus, tipo. Rūkysi, tau, žinai, vat bauda. Nu, tai žmonės, kad mažiau darytų. Tai tas pats, jeigu tu darai, žinai, žmogus daugiau uždirbo, tai jam bauda didesni mokesčiai. Nu, tai tu vadinasi, tu skatini, tu baudi už tai, kad uždirbo daugiau, skatini uždirbti. Turi turto daugiau investavai, nupirkai nekilnojamo turto, NT mokestis, vėl bauda, žinai, kuo daugiau turi, kuo daugiau uždirbai, tuo didesnė bauda tau. Tai tu skatini dirbti. Tada jeigu tu, žinai, mažai uždirbi, tai bus tavo MPD, mažiau mokesčių reikės mokėti, o jeigu iš vis nedirbi, dar pašalpą gausi. Nu, tai tu skatini nedirbti ir baudi už tai, kas dirba. Bet yra, žinai, šalis kitos, kur tave kaip tik skatina už tai, kad tu dirbi. Yra, kur tu lamsam, pavyzdžiui, susimokė tvariai, sumokėjai 100 000 per metus mokesčių ir gali uždirbti kiek nori, neribotai.
Tai tau, žinai, kaip į tave skatina, tu kuo daugiau uždirbsi, tuo mažesnį mokesčiai gaunasi tada. Tai tada tie žmonės, kad, žinai, uždirba, jie sugeba uždirbti. Tai jeigu tu juos, nežinai, stumdai kažkur darbė, jeigu tu darbuotojas, žinai, samdys, atlyginimas bus ten neblogas, jis gal nesidarys, tipo, žinai. Bet jeigu tu ten, žinai, stumdyti pradėsi kažkaip ten bulinti ir atlyginimą dur nukirpinėsi ten po 20%, nu tai gal pradės žiūrėti, žinai, kur kitur geriau yra. Tai čia tas pats, jeigu jau žmogus pasižiūrėjo, pasirinko ir tu paskui tas perkeliamas atrodo, kad čia sunku labai. Bet kai tu, žinai, nusprendė, kad keliam visgi, tai jau paskui sakau, kelio atgal jau sunku labai atgal prisikviesti. Kam tinka? Nes vis tiek ne visi verslai, žinai, aš turiu gamybos įmonę, čia sandėlys, čia visi klientai, visi kas perka, visi, žinai, negalėčiau perkelti šitoje vietoje. Jo, tai lengviausia, kuo labiau remote yra darbas ar panašiai, tuo labiau tu gali perkelnėt. Tai pavyzdžiui, nežinau, kaip jūsų veikla, aš ten gal ne visas veiklas žinau, bet įsivaizduoju, kad jums idealiai tiktų, ne? Podcastai, mokymai, kažkokie ten dar kažkas, ne? Tai čia easy peasy, taip sakant. Pas mane mūsų pagrindiniai visi nuomininkai Gruzijoje yra arba youtuberiai, arba ten kažkokie streameriai. Vakar man ten užpylėm kaimyną, siuntė man video, tai jau matau, žinai, video, mūsų vamzdžius, tada matau setas, mikrofonas, gaminimo kėdė, žinai, pastatyta. Tai, nes, jis atvarė, užsiregistravo 1% moko viskas, tu iš YouTube pajamos, ten kažkokios, nežinau, kursų pardavimai, visi šitie dalykai, tai jie labai lengvai persikelia. Ir šiaip ir tokius verslus reikia labai su jais atsargiai, nes jų geriau nestumdė, nes jiems labai lengva perkelt. Jeigu tu turi, nežinau, statybų įmonę, paslaugų kažkokių įmonę, fizinių vietų, čia kažkokį valymo verslą panašiai, tada jo yra sunkiau, tu tada gali iškelnėti nebent nuo operacijos dalis, ne? Nes būna, kas teina, mes čia turim statybų įmonę, norim 1% mokėti, kaip čia Gruzijoje mokėti, sakau, jūs Gruzijos statysit? Ne, čia statom, tai kaip ir, taip nebus, bet jūs galite dalį verslo gal iškelti, jeigu tu darai, žinai, pavyzdžiui, projektavimą, dizainą, ten marketingą kažkokį, tenais, nežinau, ten skaičiavimus kažkokius, ten customer supportą, tai tuos dalykus tu gali iškelti, tai tuos dalykus tu gali daryti tada iš to šalies, kur to mokesčiai gali būti gal 0 arba ten 5% arba kažkiek, žinai, bet tas jau tada tą likutį ten kažkokį patį plytų statymą, tai jau čia aš nedarysiu, bet susimokėsiu už tą tik tai plytų statymą čionais, bet ne už visą ten kompleksą. Tai gali, žinai, ir taip pasidaryti, tik svarbu, kad tas būtų protingai padaryti, nes tu gali, žinai, bukai daryti, kaip tiesiog savo ten invoice įsirašo už konsultavimą lemą, žinai, ir viskas, bet tai turi būti pagrįstas sandoris, kad jis būtų realus, žinai, kad iš tikrųjų ir dar tikėtina tas, kad tu tą darbą iš tikrųjų galėsi iš to šalies gerokai pigiau padaryti, kad tu už tą sumą, ką tu čia moki, tu ten paimsi tokį figieną specialistą ir tu taip gerai dirbi, žinai, kad tau ir pigiau bus, ir plus jisai bus patenkintas, ten, žinai, ten gyvenime iš darbo išeiti nenorės. Ir tu dar ten tų mokesčių mokėsi žiauri mažai. Tai va tokią dalį galima pasidaryti tikrai. Kurios ribos sakytum, kad jau yra, taip sakant, paimkim pelno eilutę paprasčiausiai. Kiek aš turiu per metus uždirbti pelno kompaniją, kad man būtų tikrai verta padiskutuoti bent jau šitais klausimais. Nėra vien pagal pelną, matai, ir priklausomas irgi lifestyle'as, kokio tu nori. Ar tu nori Lietuvoje gyventi, čia daug labai niuansų. Žinai, pavyzdžiui, jeigu pas tave yra vaikai Lietuvoje, eina į darželį, mokyklą panašiai. Tai tu neišsikelsi teksesnis, tai paprastai tu išsikelsi, bet paskui sakai, žiūrėk, bet tavo vaikai čia mokykloje mokosi, žmona čia gyvena, tu čia, žinai, namą turi. Tai tave įtrauks atgal. Bet kai tai būna, tu jeigu to lifestyle nori pakeisti, tu Gruzijoje gali pigiau gyventi arba tu gali teksesnis Gruzijoje turėti, gyventi Tailandė kokiam, žinau, arba suktis ten Tailandas, Dubajus, Gruzija, pavyzdžiui. Ir mokesčių ten praktiškai 0, žinai, už viską mokėti. Tai tada jo, bet jeigu tu nori čia būti Lietuvoje, sėdėti, gyventi ir panašiai, tai viską reikia sudėti, čia ne tik tai, žinai, pinigų susideda ir ne tik tai, į mokesčių eilutę kažkokią. Aš kaip ir pritariu šitos pusės, bet man atrodo, žinai, daug žmonių, kurie dabar, nenoriu srauto žmonių atsiųsti tų, kurie uždirbinėja. Net iš vis žmonių srauto atsiųsti nereikia, žinai. Jo, bet aš manau, kad visą laiką tokios temos domina ir dažniausiai atkeliauju konsultacijas ir aš matau, kad jeigu aš nukeliauju kokį nors pokalbį pakalbėti apie pinigus ir sakau, va, žiūrėk, paprastas įrankis, uždirbinėsi, žinai, po 100 eurų ten per mėnesį, easy, žinai, tiesiog variantas ir aptariam kokį nors, nežinau, aktyvių pajamų fokusą turintį ETF, bet daugelis žmonių praleidžia tą eilutę, kad čia reikia investuoti 80-90 tūkstančių ir dažniausiai iš karto rizikos eilučių irgi nepaima ir sako, žinai, kur. Ir tada, žinai, pareina srautas. Tai aš to truputį privengiu, tai aš vis tiek galbūt pastumčiau, kad tos pinigų sumos turi būti logiškos iš tos pusės. Taip, prezidentūra irgi. Jeigu jūs į mėnesį ten bent kelių tūkstančių neuždirba, tai turbūt reikėtų labiau orientuotis į pajamų didinimą, o ne į mokesčio optimizavimą, ko gero. O jeigu žmogus, sakykime, pačioje pradžioje, ar yra kažkokios klaidos, kurias, klaidos galbūt per stiprus žodis, bet yra fokusas vis tiek, tu pats paminėjai, kad yra struktūra, kuri turi būti teisinga tam, kad netgi tai turėtų galimybę persikraustyti į skirtingas šalis. Ir nebūtinai net Gruzija, gal ir tas pats Dubajus, gal dar kažkur tai iš savo pusės, bet ką šitoje vietoje reikėtų? Ar aš tiesiog bandau su to pačiu, taip sakant, atsidarau, nieko nežinau, keliauju su pagrindiniu ir spręsiu tada, kai uždirbsiu, ar reikėtų kažkokių klaidų vengti pačioje pradžioje? Reikėtų klaidų vengti, matai, pradžioje reikėtų gerai pagalvoti, nes irgi priklauso, tu turėsi UAB, ar tu turėsi MB, ar tai bus individuali veikla, ar tu šis fizeko darysi. Tas pats, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas bus didžiulis skirtumas. Jeigu aš paimsiu investicinį objektą kažkokį nupirksiu kaip fizekas,
ane, tai aš jį pralaikęs 5 metus, aš jį galėsiu parduoti su 0% GPM. Jeigu aš jį paimsiu ant įmonės, tai aš pralaikęs 5 metus turėsiu vis tiek pardavinėti 17% pelno mokesčio plus 15% dar GPM nuo dividendų bus. Ir tu jo paskui iš įmonės tu niekaip neiškrapštysi. Net jeigu aš ant fizeko nupirksiu ir aš norėsiu greičiau parduoti, aš galiu deklaruoti gyvenamą vietą, 2 metus ten ale pagyventi, parduoti vėl bus 0. Net jeigu bus tokia šikna, kad man po pusės metų reikia parduoti ir capital gains atsirado, tai aš galiu tą būtą padovanot mamai ir mano mama gali parduoti. Ir vėlgi dovanojimo metu mes padarysim turto vertinimą, kuris atitiks tą pardavimo kainą ir vėl bus 0. Tai vadinasi, yra būdų kaip prisimti, bet jeigu tu ant įmonės pakabinai, tai jau šikna, tu negali, žemiau rinkos kainos parduoti, negali padovanoti, tai tą reikėtų įvertinti. Va būna, kad mes pirkom, tai PVM ten kažkiek sutaupėm. Sako, tai tuo momentu atrodė gerai idėja, o dabar šikna ką daryti, nes ir nuoma visą tu negali optimizuoti, nes tu gali verslo liudijimą paimti, jeigu tu, pavyzdžiui, paimti didelį objektą, dabar eina verslo liudijimas ant vieno registrų centro numerio. Bet jeigu pagal tą vieną registrų centro numerį pas mane ten yra realiai 8 dalis, pavyzdžiui, namo nuomoju ir jie yra ten 5, bet verslo liudijimas tai 1. Tai man labai efektyvus tax rate'as, nežinai, gal 3% gaunasi. Ant įmonės taip nepadarys tokių prikolų. Tai vat tas. Ir žinai, išlaikymas, pavyzdžiui, tą patį nežinau, aš, pavyzdžiui, turėjau kelis uabus ir tada man gavos tuo uabo, kai aš tam veiklą nedarau, bet man kas mėnesį nukapsi, žinai, turi būti darbuotojas vienas, atlyginimas sukas ir panašiai. Tada žiūrės, ką sako, jeigu mes MB padarytume, tai sako, tada nieko, tada vienas narys valdymas tiesiog, žinai, ir tipo gali atlyginimą nesimokėti. Su kokiem apskaita kainuos. Tai nieko, sako, gale metų vieną kartą statysim ir viskas. Ok, tada žinai perdarinį, o tai kodėl mes uabą darėm? Tai sako, nežinau, tik taip norėjot. Pažiūrėkim truputį, aš girdėjau, kad tu pasakai, kad lygtais kapitalą tam tikrą Šveicarijoje laikai, Gruzija irgi, kaip suprantu, veikla, Lietuvoje yra dalis veiklų, nekilnojamas turtas, viskas, atrodo išskirstytas kapitalas vis tiek per skirtingas šalis. Čia tas vieno mygtuko paspaudimo efekto truputį prisibijojimas, ar kokia priežastis, taip sakant, kad kapitalas per skirtingas šalis sudėtas? Jo, nu matai, žinai, kaip sako, kai neturi pinigų vienas problemos, kai turi pinigų, tada kitos problemos irgi, žinai, būna, kad tai, čia net nėra, kad čia kažkaip ten super mega, ten daug gal tų pinigų ten tokių turiu, kad labai problemos būtų, bet tu jau pradedi paskui spręsti. Jeigu tu turi, nežinau, ten vieną būtą ir ten pajamas porą tūkstančių per mėnesį, tai turbūt tokių problemų kaip ir daug negalvoja. Bet ir tai iki tokio lygio, pavyzdžiui, būna, žinai, darbinant darbuotojus, reikia tam banko tam tikro, per kurį mes pervedinėjom, kur man patogiau. Klausiu. Sako, ne, aš to neturiu, turiu tą. Sako, tu vieną banką turi? Jo, o tai kam daugiau? Sako, o ką, jeigu tas bankas neveiks? Užblokas sąskaitą mėnesį. Tai mes pakalbėjomės, tai po savaitės Svetbankas užlūžo. Neveikia, tipo, žinai. Nu buvo, kai tu, tipo, bankininkistė neveikia, kortelė neveikia. Sakau, nu ką? Tai tiesiog užlūžo pats bankas, tipo, žinai. Tai tada gerai, tai jeigu tu turi vieną, kitą, trečią, tai tu vienas neveikia, kitas veikia, žinai. Ir dargiausias žmonės dar būna kaip pinigų neturi, žinai, ateina va su tipo, ne, tai aš va su telefonu, tai net kortelės neturiu, tik telefonu galiu atsiskaityti. Nu tai gerai, maladės, o jeigu tu va toks va viskas pas tave kortelė, viskas vienam banke, dar reikia nepamiršti, kad indėlis tai iki 100 000 draustas. Tai jeigu tu bankė laikai ten lemą, tai jau kaip ir tas tavo viršus tai nedraustas, jeigu tu į 2 bankus padėsi, bent jau, žinai, indėlis apsidraudžia po 100 000. Ir tas, kad elementariai gali tiesiog pats bankas užsilenkti neveikti, ne? Nu, kiek buvo, pavyzdžiui, močiutė buvo padėjus sekundės banke, tada Snoro banke, tada kai Snoro susidarė, ūkio bankas perėmė, žinai. Nu, tai visą tą, žinai, kursėlę, taip pat, tu kurį laiką ten be tų pinigų sėdi. Ir kitas dalykas, jeigu, elementariai, nežinau, karas prasidėtų, bet tu viską sudėjęs vienam kokiam bankė. Tai kiek apribojimų būna, tai pirmas dalykas, tau uždės iš bankomato, tu pinigų neišsiimsi, bus riba uždėta kiek, kaip tu atsiskaitys, nežinau, tu vas su telefonu, aš kortelę atsiskaitysiu, tu davažiuosi kūrą užsipilti arba ten kažkokį vandens nusipirkti, kas tau parduos, kam ten aktualu bus. Tai tu geriau cigarečių bloką turėk jau turbūt, žinai. Tai kas neturi nei kešo, nei ten tų pinigų kažkur užsienį ar panašiai. Tai tikrai labai yra, drąsus, sakyčiau. Ir po kol tu nesusiduri, viskas atrodo gerai. Bet elementariai, kad tu vieną kartą užblokuoja sąskaitą, pavyzdžiui, ta plai sistema kaip jinai veikia, ne? Tai jeigu reikia sodrai, VMI, ten antstoliui, jis vieną knopkę paspaudžia, tau užblokuoja visas sąskaitas, prie kurių jie gali prieiti. Tai visos lietuviškos dabar Revolutas irgi jau įeina, kur seniau buvo visi, tai pas mane Revolutė, jau įeina, heba. Nes Lietuvos banko tą visą procesą. Tai dabar Monys, man atrodo, gal dar neįeina. Žodžiu, yra ten vienas kitas, iš tų tokių, kur pusiau lietuviški, ne? Bet kaip veikia, pavyzdžiui, kaip mano įmonė, mes ten kažką skaičiam, ne to įmokos kodų sumokėjom kokį nors ten PVM ar kažką, žinai. Ir bam skola 50 000 atsirado. Tai man plaisą uždės 5 000 ant kiekvienos mano sąskaitos. Jeigu aš sebe turiu sąskaitas zlotais, eurais, doleriais, tai bus po 5 000 ant kiekvienos, tada Svetbanke, Payseroj, ten Luminore, visur. Tai man bendroji suma užšaldo 600 gabalų. Nors skola buvo 5. Ir aš tą 5 iš tikrųjų pervedęs, tai kad ne to, pavyzdžiui, kodų, arba jie neužskaitė. Ir dabar man reikia atsiskaityti, pavyzdžiui, man fūrą krauna. Šiaip admin klaida, žinai. Nu taip. Ir, pavyzdžiui, man dabar krauna fūrą kokią nors, žinai, ten Lenkijoje, man Lenkai sako, kad babkės mes Hrovną nepaleisim, žinai, o aš negaliu pinigų pervesti, nes jau užšaldyti, žinai. Aš jau kaip ir turiu, aš sąskaitoje, pavyzdžiui, turiu 300 000, man tik tam reikėjo sumokėti, bet man 600 užšaldė, žinai. Nu ir va tokie, nesąmonė, žinai, tu supranti, kad tie pinigai, kaip ir tavo, bet kaip ir ne tavo. Tai jeigu taip gali užšaldyti, o kas, jeigu, sakau, karas prasidėtų dar kažkas, tai tu elementariai net tave, nežinau, į teismą paduos, tai sėkmės advokatą nusisamdyti.
kai visi pinigai. Ir kai tu turi, žinai, skirtingi, nu, kad biški, žinai, turėk tu gerai, Vokietijoje biški turėk, Lenkijoje truputį turėk, ten, žinai, ten Šveicarijoje dar kažkur, nu, bent 1000 būk pasidėjęs, nes žmonės galvoja, ten padėsiu, ten dings. Nu, tai lygiai taip pat amerikietis pasakysi, kažkokį čia lietuvišką banką padėjus, tai sakys, eik tu, tai ten nuneštas pinigus, žinai. Tai tu jeigu kitoje šalyje bent biški pasidėjai, tu pato žiūri, kad nedingo, o dar gal ir palūkanos dar susikaupė, žinai. Pajudinkim truputį dar būtent veiklą, nu, sakykime, verslas yra Lietuvoje ir yra mažosios bendrijos, ten uždirbinėja, žinai, išnaudoja visas lengvatas ten iki 300 000 kol, bet staiga perlipo tos pačius 300 000 ir tada labai staigiai tikriausiai privertė tas skausmingas taškas pradėti ieškotis. Kokie būtų pirmi žingsniai, tokie parametrai, kad sakyti, kad jo tai turėtų būti? Paminėjai tavo digital truputį veiklą, kad jį turėtų fokusuotis į tai. Veiklos, kurios nėra galbūt digital. Tai čia reikia žiūrėti, kad klientai būtų kažkurios, taip sakant, iš viso pasaulio, ar šiaip labiau reikėtų žiūrėti gal ne tai, kad klientai, bet kur atliekamas darbas, ne? Ar tu gali kur pats veiksmas? Nu, jo, ar tu gali iškelt tą veiksmą kažkokią, ne? Tai gali būti, gal tai bus dalis struktūros, sako, tas pačios statybos, bet gali būti, kad tu darai ir dizainus, ir vizulkės darai, ir ten kažkokius, ten, nežinau, projektavimo tenais, nu, nežinau, buhalterija, gal kažkokia marketingas, gal yra, gal jūs website daro, žinai, kažkokį ten promotinat ir panašiai. Tai jeigu tie darbai realiai, čia matai, yra mokesčių ten planavimas, mokesčių optimizavimas, mokesčių vengimas, žinai, čia yra skirtingi dalykai. Tai mokesčių vengimas, tai yra aš savo išsirašau ten iš ten kokio, žinai, Britų mergelių salų faktūrą už vieną lemą, susimoku ale ten už konsultavimo paslaugas arba už brendą ir viskas. Nu, bet realiai nebuvo tokių paslaugų, žinai. Nu, tai čia yra mokesčių vengimas, čia yra nelegalu. Ten, žinai, mokesčių planavimas toks paprastas, tai būtų, aš, pavyzdžiui, galas metų ir aš mokėsiu už reklamą Google'e, ne, aš kokį, 100 000 planuoju išleisti. Tai aš galiu arba jį sausio mėnesį susimokėti, arba aš galiu gruodžio 31 susimokėti, bet jeigu aš gruodžio 31 susimokėsiu, aš tus kreditus naudosiu kitais metais, bet aš faktūrą gausiu šiais metais. Tai šiais metais traukiu, mažinu savo, žinai, pelną iš karto ir aš dabar nemokėsiu to pelno mokesčio. O toks vidutinis variantas, tiesiog mokesčių optimizavimas yra toksai, kur kaip ir tipo, nu, taip gal ir būtų negalima, pagal statymą galima. Tai jeigu, žinai, tu gali tai padaryti, tai geriau ir daryti. Tai, aš vienos diskusijos klausiausi ir mane čia iš Senato, man rodos, Amerikos kažkur, nu, kur visą laiką tenais tos karštesnės diskusijos, kur tenais, sako, ir labai buvo, aš neatsimenu, kas per vyras ten atsakinėjo tą klausimą, bet sako, visi turėtų optimizuoti mokesčius, nes sako, nu, jūs nedarot kažkokio ekstra super darbo, kad mes čia dabar donacijas papildomai turėtume mokėti. Nu, tai sako, nu, tai, žinai, tas klausimas, nu, tai ar tu jautiesi taip gerai kad tavo, žinai, mokesčių pinigai yra išnaudoti, kad tu ekstra turėtum pervesti. Nu, tikriausiai 99% sakys, ne, nu, tai... Aš mačiau, tą patį matau Australijoje, buvo turtingiausias Australijos žmogus. Gal. Kad sako, jūs čia sako, aš sumoku visus mokesčius, sako, nei cento mažiau, nei cento daugiau, man priklauso pagal įstatymą. Sako, man tvarko mokesčius patys geriausi ekspertai, pagal įstatymą kiek priklauso, tiek sumoku ir, tipo, nu, sako, durnas bus, jeigu mokėsi daugiau negu priklauso. Paimkim finansinę drausmę, nes pas tave irgi šitoje vietoje tokie ne kraštutinumai, bet tikrai stiprus irgi žingsniai, kurie galbūt netitiktų logikos didžiai daugumai lietuvių, jeigu tai pabendrautum, nes, nu, iš finansinius veiksmų matai, kad visai kitaip žiūri į veiksmus. Tai laisviau pas mus. Užkabingint tą Škodą. Aš, jeigu teisingai suprantu, tu sukupiai 1200 kvadratinių metrų po savo tą vadinamą, nu, umbrelą, nežinau, ploto nuomojamo bendrai pas save ir tik tada truputį vadžias gal atleidai iš išlaidų pusės. Ar teisingas čia, ar neteisingas toks nu, teisingas. Bet aš nežinau, kur ta Škoda radai, ta prasme, jinai buvo realiai, bet iš kur tu ją ištraukė. Žinok, aš, žinai, researchą pasidarau iš įvairiausių šaltinių. Nesaugiai jaučiuosi. Nes jo, buvo ta Škoda, ta prasme, aš mašinom, žinai, aš kaip ir kupino mašiną vis buvo, aš tų mašinų gal tam turėjau, žinai, buvo. Manas vienam iš pokalbių leptelėjai, tai... Kita. Ir ant galo gavus tą Škodą nupirkau, bet jinai buvo įtartinai per pigi ir aš laukiu, kas su jie išlys. Ir aš su ja važinėjau, ir buvo tie, žinai, uždėti raudoni numeriai, tie kartoniniai, tipo. Ir aš juos neregistravau, nes gal palibom tuoj kažkas išlys ir aš ją parduosiu. Ir aš važinėjau, po kol tie numeriai nuo drėgmės, tipo, išsigėrė, nupuvo ir nukrito. Na, tada aš ją užsiregistravau jau ir šią tą Škodą ten 14 metų turėjau, nes buvo 9-8 metų, Škodutė, dizeliukas. Bet jeigu palygint, žinai, tavo Škodos pirkimą ir net worth, tuo momentu, nu, tai neproporcingai didelis net worth ir sąlyginai mažos išlaidos. Ir daugeliu žmonių iš karto atsiranda, žinai... Bet dėl to tas net worth atsiranda, žinai. Jo, tai va, žinai, nu, jeigu taip atsakant į klausimą, tai jo, aš buvau tą Škodutę važinėjau, žinai, ir aš jau norėjau to Chrysler 300C, žinai. Nu, žinai, ten krūta atrodo, kaip Bentley's, tipo viską. Atrodo, blemba galėčiau nusipirkti. Žinai, tu sukupi tą sumą, nu tą sumą kaip ir turiu. Bet galiu dabar arba prekių iš Lenkijos užsipirkti, arba tą Chrysler nusipirkti. Nu, gal dar prekių atsivešiu. Tada, žinai, vėl atsiveži. Ir po to žiūri, žinai, kuo labiau tu jį gali iš tikrųjų nusipirkti, tada žiūri, kaip ir tų pinigų kaip ir užtenka, ir prekiam, ir tam Chrysleriui užtektų. Bet kaip ir ta Škoda neblogai važiuoja, žinai. Tada galvoju, o gal aš būtą geriau noriu pirmą nupirkti, nes man tas būtas pradės nuomą kapsėt.
Tai aš tą Chryslerį paskui jau, bet kada galėsiu nusipirkti. Ir tada, žinai, žiūri, kad, blemba, jo, aš galvoju, tai ko aš dabar labai noriu, ar būto, ar mašinos naglesnės. Blemba, jaučiu būtą. Aš nupirkau tą būtą, tada, gal aš antro būtų tada noriu labiau, žinai. Sakau, ir tada tiesiog aš matau, kad aš galiu investuoti daugiau pinigų į kažkur tai kitur ir man tas neša pinigą, man patinka, kai man tie išnešti pinigai, man atneša pinigo, ne man iš kišenės paima. Tai suprantu, jeigu aš nupirksiu automobilį, aišku, aš beveik visus automobilius esu ką pirkęs, pardavęs į pliusą. Nežinai, būdavo perikubinti visą laiką, nupirkai, pardavai brangiau ir panašiai. Autoserviso patirtis padeda. Jo, ir tada, žinai, jau kai dėjo tas, kad aš jau kaip ir nusto Chrysleriu, kaip ir nebe tokia, čia prabangita mašina, aš jau kaip ir čia, žinai, galėčiau ten gal Porsche, gal vos ne kokį Lambą, žinai, žiūri, čia žiūri, ar Šauskas nusipirko Lambą, žinai, gal reikia irgi paimti, tada žiūri, gal nežinai, gal nebus kur laikyti, bet tada, žinai, aš tą žiūrėjau, pažiūrėjau, gal, Porsche panorėčiau pasimti, galbūt jau normaliai, tai visai, žinai, solidų, nes jau kiti nusipirkę, žinai, ten, kas matau ten iš tokių, ką aš ten, žinai, sakau, kaip ir, normaliai būtų mašina. Bet tada aš suprantu, kad aš gyvenu Fabioniškėse, žinai, ir man to Chrysleriu, žinai, purkštukus jau vieną kartą pavogė kieme, tipo, tos, kur, žinai, apipurškimas, chromą bandė nulupti, tada galvoju, tai gerai, o Porsche turi tokią problemą. Porsche labai lengvai lempos priekinės išsijėma. Tiesiog supratau, kad įvertinau, kad, ne ant tiek man reikia ir man tas nupirkus sukels turbūt daugiau kažkokio streso ir daugiau, žinai, man mentalinių mano energijos kažkokios atiduos tam dalykui, negu aš naudos gausiu. Čia labai tas, žinai, geras Zefyro pavyzdys, tas Zefyro testas, žinai, kur, nes daugelis žmonių, man rodos, tada, kur tu sakai, žinai, ar aš mašiną nusipirčiau, ar aš būtą, kuris man paimas. Ir aš manau, kad didžioji dauguma žmonių sakytų, mašina yra logiška. Kreditų dar. Vėl, aš labai pritariu ir man tai yra, žinai, pagal mano parametrus iš viso ten 2-3 mėnesiai tavo atlyginimo mašinai turėtų būti skirta ir, taip sakant, kuo mažesnis tas laikotarpis, tuo efektyviau. Mokymas atkai vedu, taip ir sakau, kad 3 mėnesiai. Bet mes paimam kitą, mes, pavyzdžiui, per Financial Finance kanalą turim tokias realias situacijas. Žmonės atsiunčia savo situaciją ir susako, žinai, viską apie save, ten 30 kažkur klausimų ir mes vos ne gerai, koks būtų sekantis žingsnis. Ir krūva tokių pavyzdžių, žinai, uždirbu ten 2-3 tūkstančius, žinai, moku po 800 ant lizinginės mašinos su ten, nežinau, 3 metų, žinai, kur atlyginimas, taip sakant, kažkur taip 15-18 mėnesių taip paėmų, žinai, vertė. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, ant kiek, ir tai yra nuvertėjantis dalykas. Tikėtina, kad jeigu tu jau ten porą metų mokėjai tą lizingą, tu jau net negalėtum atgauti tos sumos, kurią tu... Tai aš taip, mane visą laiką atrodo, man labai logiškas sprendimas, bet kažkodėl labai dideliam kiekiu žmonių, tai yra vis dėlto, mašina, iš kur tai? Žinai, gal psichologinis dalykas, kartais žmonės savo kepą galvą užsideda ir tu žinai, jeigu tu galvoji, kad tavo yra maksimumas, kiek tu gali pasiekti, kiti būna, jis net negalvoja, kad būtų gali nusipirkti. Jis jo makė, žinai, kaip būdavo vaikystė, buvo telefonas. Aš noriu naglų mobiliako. Tu negalvoji, kad tu mašiną gali, bet galvoji, kad tu mobiliako ko geresnio nori. Nes tu tiesiog sau turi uždės, kad čia mano riba, ką aš daugiausia galiu pasiekti. Vat geriausias mobiliakas, čia labiausiai, žinai, nežinau, mergos mylės paskui, nes mobiliaką geresnį turėsiu. Po to su mašina atsiranda tada. Nusipirksiu mašiną, uždėsiu ten letnikus geresnius, nes tu tam kepė atsiranda, atrodo, kad čia tavo ta riba yra, žinai. Po to būna būtas, nusipirksiu būtą gerą, panašiai, bet kai tu, žinai, iš turėjimų išlipi ir kai tu savo to kepo neužsidėjęs ir kas ten, pavyzdžiui, ten, nežinau, turi verslus panašiai, tai tu nepagalvoji, kad būtą kuo krūtesnį nusipirksiu. Tu galvoji, gal verslą kuo naglesnį, žinai, ten turėsiu didesnį padarysiu. Tai tau tada kai tu jau tam esi levelė, kur tu, žinai, galvoji apie kažkokį verslą, apie investicijas ar panašiai, tai tau ta mašina paskui juokingai atrodo. Taip pat kaip tam, kuris dabar, žinai, gal mašina turi juokingai atrodo telefono pasirinkimas, ar tam, kuris ten būtų krūta atrodo juokingai, kai ta mašina ten kažkas bando pasigirdžinai. Tai turbūt tas gal savo tas kepas galvoji, žinai, kokiam tu levelė ten esi. Kada to momentas buvo, kad, sakiau, žinai, pinigai galbūt nėra pagrindinis fokusas, nes vis tiek pačioje pradžioje, aš manau, kad kai karjera įsibėginėja, tas vežimas, kad tu nori, kad pinigai atkeliautų ir pinigai keliautų į darbą ir vėl keliautų atgal, gal ir nebuvo to momento, gal ir buvo šioje vietoje. Kada tas, klausimas, ar buvo? Jo, jis taip biškai šiftas gal atsirado, žinai, nes buvo labai tas, vis tiek tas sense of urgency, žinai, ir scarcity, kur atrodo, kad ir tu turi, bet supranti, kad gali nebeturėti, žinai. Kad jeigu kažkas atsitiks, tipo, žinai, jeigu visai sustos. Ir tu tada atrodo, kad ir ta suma, kaip ir ten tu jau didėlė, tikrai kažkas sakytų, tu čia visą gyvenimą gali, bet tau atrodo, o jeigu kažkas, žinai, davai gal darbiškai reikia užsisavint, Ir jis yra, žinai, tas pas netgi išleidimo, aš kai buvau pratęs, kad visą laiką pataupyti, žinai, bet kad jis paskui pats save prigauni ir kai, irgi, žinai, daug knygų skaitau, ten, pavyzdžiui, Buy Back Your Time, žinai, gera knyga yra ir panašiai, tai tu tada pradedi kartais vertinti, žiūri, kad, blemba, rimtai, aš kartais, žinai, ten, aš kad sutaupyčiau ten, žinai, ten 3 eurus, aš ten valandą, žinai, sugaištu. Tai dabar būna žmonių, kur sako, per komerį atvažiuoja pasiimti, nes pristatymas į paštomatą 2 eurai, bet jis per visą miestą važiuos pasiimti prekes, kad 2 eurus taupyti. Sako, tai mes jums galime įdėti, bus rytoj. Ne, aš atvažiuosiu, žinai. Tai aš toks irgi būdavo, žinai, kad prisigauni save, kad ten ar kokio takso nekvitai, tai paeisiu pešiom, žinai. Ar ten už parkingą, ten, žinai, ar ten mėlyną zoną, ar ten raudoną, tai paliks raudoną ir pešiom daeisi, bet aš paskui galvoju, tai čia euro skirtumas, bet man 2 minučių užtruko. Tai man tas ilgai pakankamai buvo ir dabar dažnai kartais save prigauni būna, kur ten, ką nors ten žiūri, ten kokią mašiną nuomą renki, bet ten ant 15 eurų pigiau, bet aš ten derinsiu, žinai, 3 valandas. Taip pat tada galvoju, bet okei, gal nebuvo verta.
Tai aš gal tik tai, vat, nežinau, vat, paskutiniai gal metai buvo, kur aš jau taip po truputį leidau savo, žinai, ne tiek į pinigų žiūrėti, kiek į kažkokį, žinai, kad va, į podcastus nuvaryti kažkokius, į renginius, nu, žinai, pavyzdžiui, tą pačią konferenciją pakviečia pakalbėti. Tai tu, žinai, matematika, tu užos, kad neapsimoka. Nes man kiek reikia žinai, kiti būna, jeigu ten ateitų iš lempos ten pabazarinę, nieko nepasiruošęs, gal jo. Bet aš, nu, normaliai, aš noriu pasiruošti, noriu, žinai, jeigu jau pasakosiu, va, kaip sakė, jeigu aš kitiems pristatysiu, aš noriu, kad tikrai būtų gerai. Aš sudėsiu, aš noriu procentus patikrinti, noriu patikrinti, ar įstatymai nepasikeitė. Aš, pavyzdžiui, pristatymą dalį buvau padaręs, aš per naują perdariau, nes pasikeitė įstatymas per tą laiką, žinai. Tai aš atnaujinau, pasižiūrėjau, kokia yra, kad būtų tiksli informacija. Nu, tai man užtruko, nu, beveik kiek laiko pasiruošti, nuvaryti, pabūti. Tai jeigu aš skaičiuočiau tik matematiką, nu, man neapsimoka, man geriau būtų, žinai, padirbėti ant darbę arba konsultacijų kažkokio paimti, arba ten, žinai, verslą kažkokį ten didesnį, nu, paskeilinti. Tai dabar aš jau savo gal leidžiu, žinai, kur man, sakau, pinigais neapsimoka, bet man, nu, faina, man, žinai, malonu yra ir panašiai. Tai aš tą suprantu, kad man... Patirčių dividendai. Jo, kad man tiesiog, nu, žinai, aš tų kartais ir atrodo, kad tų pinigų tu vis norisi daugiau ir panašiai, bet tu paskui pradedi supras, kad bet skirtumas mažas, žinai, ar tavo pajamos ten, žinai, ar 500 000 didelis skirtumas, ar 1000 ar 2 irgi didelis skirtumas, bet paskui, žinai, nuo tam tikros ribos, ar tavo ten pajamos bus, nežinau, ten ar ten 20 000 per mėnesį, 25, nu, labai nebedidelis skirtumas, tu, žinai, nebus, kad tu dabar pradėsi čia vykrus valgyti, nepusėčiam ar su pravedžetu skraidyti. Tai ta, žinai, ta turto vertė kažkokia, ar ten pas tave, žinai, ar ten nežinau, ten ar ten 500 000 ar lemas, nu yra gal skirtumas, bet ten ar lemas ar 5 irgi yra, bet ar 5 ar 10, turbūt mažesnis skirtumas, žinai, gaunasi. Tu ten tų, žinai, pasyvių pajamų kažkokiu daugiau gali gauti, bet nu nebus, kad aš dabar ten, tu pradėsi, nežinau, kaip dar prabangiau, tu ten kažkaip pradėsi gyventi. Tiesiog, nu, mažiau. Tai nebent, žinai, verslus supirkinėt. Nu jo, bet vėl, nebent tas, žinai, prasideda užsukimas. Bet what's next, tada tu vėl ten, žinai, sukiesi, didesnis problemos, didesnis stresas. Tai sakykim, kad, nu, jo, sakykim, gal tai paskutiniais metais, aš negalėjau leisti kokią gerokai anksčiau, bet tai paskutiniais metais gal pradėjau suleisti, sakau, imti tokių veiklų, kur aš žinau, kad man į tą pačią Gruziją kartais nuvarybų, aš varau kažkam ten padėti, kažką susitvarkyti. Ir nors aš ten, pavyzdžiui, čerdžinu gan nepigiai, bet man matematiškai neapsimoka. Paėmiau, žinai, kiek man užtrunka ten 10 dienų, skrydžiai, viskas, bet aš skaičiuoju tą, kad matau, kad maladės žmogus, man su juo patiks, mes gerai praleisim laiką. Mes varom, mes dar spėsim gal ir patūsint nuvaryti, žinai, viską nepavalgyti, tipo, ir bus toks man kaip ir atostogos, kaip ir faina, bet dar plus ir tipo, va žmogui padėsiu ir dar, žinai, kažkiek man to laiko, žinai, sąnaudų pakaverins ten tie kaštai, kiek aš paimsiu už tą paslaugą. Pajudinkim tą finansinę laisvę. Kaip apibūdintum ją iš savo pusės? Kas yra finansiškai laisvas žmogus? Nu, manau, kad kiekvienam skirtingu, bet pirmas turbūt esminis dalykas, tai kad tu turėtum nebijot, kad tu turi kažkokių problemų dėl pinigų. Tai kad, pavyzdžiui, nebus, kad tu neturėsi kur gyventi, kad tu sveikatos problemų kažkokių, jeigu turėsi, kad tau reikės pinigų, kad tu turėsi susimokėti. Čia man, žinai, gal pasijuto tokių, kaip, pavyzdžiui, draugai važiavo padėti mocą nusipirkti. Nuvarėm, žinai, pasižiūrėti, varėm gražą, ateina čiuvas, toksai biškai išgėręs, tipo tą mocą rodo. Ir, žinai, draugas nemokas to mocų, tipo labai, aš kaip ir moku. Ir mes apžiūrėjom normaliai, galvoju, plemba, gal reikia pravažiuoti, nes tu gal, žinai, bus bėgių dėžė kažkokia bloga, žinai, viską. Ir sakau, nu, duok, davai, aš gal biškai pravažiuosiu, žinai, bet čia vat garažuose viduje tose požeminiuose, žinai. Ir sėdu, tipo, žinai, ir man tas čiuvas sako, tai imk, va, šalmą, tipo, žinai, štai nereikia, čia šalia imk, ai, nu gerai, užsidėjau tą šalmą, žinai, bet be pirštinių, be nieko. Ir per tos garažus važiuoju, blemba, lyg kažkaip keistai man tas pirmas bėgis, nu, išvažiuoju biškai toliau. Vėl važiuoju, žinai. Blemba galvoju, jeigu antrą bėgį išmė, nes būna numoco, jeigu tu, pavyzdžiui, kokį ten, žinai, Britvas, ten kali gazą pilną išmeta bėgį. Blemba, tai nuvariau, draugui padėsiu nusipirkti, nupirksim bus lievas, tai nušūdas bus, kaip aš taip, žinai, reikia išbandyti, išvažiavau ant gatvės, užgrėžiau, nes tu ten Britvą, ten tą antrą bėgį užgrėžiau, ten iki 100 greitai, tipo, ir iš priekio mašiną, žodžiu, moterytė nežiūrėdama išvažiavo, ir aš tada, žinai, šalta buvo, beveik minusas, tipo, aš, žinai, stabdžius, dar kelio remontas, ten tokie, žinai, kur graži labai lygi vieta, ir, žinai, biški šono, kokį taip greičio yra, priekinį stabdį biškai paspaudžiu ir tik sekantis vaizdas, aš tik taip žiežirbos visur eina, žinai, ir aš jau šonu čiuožiu. Ir taip, žinai, čiuožiu, sustoju, guliu, pirmą mintis galvoju, blemba, gerai, kad babkių turiu, žinai. Ir tada, žinai, galvoju, dar gerai, kad šalmo, žinai, davė, tipo. Tai atsikėliau, žinai, ten tą žiūriu, ten, aišku, nuvažiavo, žinai, ten tą mocą, žiūrėjau, detalių trūksta, parinkau dar biškį dalis. Blemba, galvoju, čia dabar kažkaip nekaip atrodė, žinai. Atvažiuoju ranką krūviną visą, žinai, atvažiuoju atgal, žinai. Tie žiūri mane tokie pasimetę. Man, žinai, plaukstos visur varo, žinai, čia kraujas, čia šalmas. Sakau, nu tai jaučiu perku dabar, jau aš turbūt, žinai. Nu tai va tada, žinai, gerai, kas pantau, nu gerai, nu šokau kažkiek į minusą, bet, tipo, nu shit happens, tipo. Bet jeigu babkių neturėčiau, tai būtų stresas dabar, ką daryti, čia kažkaip kredito imti, čia tartis, tipo. Tai tas yra ta laisvė, kad tu tiesiog dėl tų pinigų gali gal taip stipriai nesiparinti ir tu žinai, kad, nu, tu gali daryti tą, ką tu nori, o ne tą, kad tu privalai kažką daryti, nes neturi kito pasirinkimo. Kas varo į priekį, kai pasieki finansinę laisvę, nes vis tiek matai, kad tau pinigų srautas net nedirbant jau atkeliaus tas, kuris padengia visas išlaidas, žinai, turi dar komfortišką, taip sakant, leidimui.
kas dar motyvuoja, taip sakant, į tą tokį sekantį lygį? Nu, štai vienas dalykas, gal visą laiką kažkiek daugiau norisi iki tam tikro lygio, bet kitas esminis dalykas, turbūt, žinai, tie pinigai, nu yra kaip tu viską darai, nežinau, ten žaidži kažkokį kompiuterinį žaidimą, tu levelius kažkokius ten keli panašiai, žinai, tu ten, nežinau, kažkuo ten užsiemi, ten, nu, vis tu nori matyti kažkokį progresą, ne? Tai vadinasi, tie pinigai dažniausiai, ką jie parodo tavo, nu, į darbą kažkokią kokybę, žinai. Kad, nežinau, tą patį jūs tą veiklą kažkokią ten podcastą darai panašiai, tai aišku, kad tas nėra tai turbūt labai pelninga, bet jeigu tai, pavyzdžiui, būtų tik į minusą, tu, pavyzdžiui, darai, tau patinka, bet tu už viską mokėturi. Nu, nebūtų faina, bet jeigu tu matai, kad tu iš to gali bent truputį kažkokio pliuso gauti, žinai, arba net ne pliuso, bet to bent 5 biški išlaidų, tu supranti, kad tą, ką aš darau, vadinasi, kažkas įvertina, tas neša kažkokią naudą. Ir tie tavo gauti pinigai, tu matai, kad, nu, nėra skirtumas gal kiek jie tenais yra, bet tu matai, kad yra tavo kažkoks, nu, pamatavimas, kad, nu, tas, ką tu darai, yra gerai, kad kažkam tinka, kažkam patinka, kad tu žinai, kažką gauni. Ir tas tada gaunasi vertinimas, kad, žinai, tų projektų kažkokių darai, tu vis tą, ką nori, nežinau, kad yra ten, nu, atvarai kažkokią konferenciją. Nu, aš noriu kuo geriau padaryti, žinai, aš noriu, kad daugiau žmonių ateitų, tu matuoji, kiek ar salė tilpo ar netilpo, žinai, kiek žmonių susirinko, kiek už durų dar laukia, žinai, kiek paskui gal atėjo ranką paspaudė, pasakė, kad to faina buvo. Tai tu vis laiką matuoji, tai tie pinigai yra vienas iš tų mato vienetų, kur tu gali pamatuoti tą, ką tu darai, ar tu darai gerai ar negerai. Tai turbūt tas paskui, žinai, nu, motyvuoja. Paimkim dar turtingų žmonės. Yra tas įsivaizdavimas, kad jeigu jau tu save priskiri prie galbūt turinčio daugiau pinigų, iš karto, žinai, aš perku naują atsnieglentę, naują, nežinau, naują mocą ir taip toliau, nu, jo, iš salono iš karto šitie. Koks tavo požiūris šito vietoje? Manau, žinai, čia kartais žmonės neskiria, yra du dalykai, žinai, yra vertė ir yra kaina. Čia yra atskiri dalykai. Tai vadinasi, tu žiūri, kiek daiktas yra vertas ir kokia yra jo kaina, už kiek tu jį ten, pavyzdžiui, perki. Tai, žinai, kaip automobilį, pavyzdžiui, naudoti per pas mus Lietuvoje yra gan normalu. Žinai, kitur kokia Amerika būna, fui, naudotas, tipo, nu, mums atrodo, tai gerai, dar daužtas, jeigu iš Amerikos iš vis gerai, žinai, pigiau paėmė. Tai tas pasu kitais daiktais, nu, pavyzdžiui, yra kai kurie dalykai, aš gal, žinai, yra dalyko, kad nepirks naudotus, nežinau, tai nepirks apatinių kažkokių ar kojinių naudotų, žinai, faktas. Bet jeigu tu nori, pavyzdžiui, tą patį, nežinau, vat, nu, čia irgi, tu kažkaip nežinau, kaip tu išsiaiškinai viską, bet su snowboardais jo yra, aš esu pirkęs tikrai tokių dalykų. Tai snieglentė, pavyzdžiui, dalykas, jeigu aš pirksiu naują, tai tu gali pirkti opciją, aš, pavyzdžiui, nežinau, nu, nenoriu išleisti daugiau negu 500 eurų, ne? Man reikės snieglentės, apkaustų batų, ne komplektas eina, pavyzdžiui, nu, plus ten visokie drabužių atskirai. Tai aš dabar už tos 500, ką aš galiu nueiti, nupirkti kažkokį kinietišką šūdiną brandą, žinai, ir turėsiu kažkokį lievą variantą, su juo čiužinėsiu. Jeigu aš noriu gero, pavyzdžiui, kažkokį, nežinau, burtuno, ten nitro, ten kaidu, nu, man jau štuka 5 gausis komplektas. Tai dabar įsivaizduok, tai aš nusipirkau už štuką 5 tą komplektą, arba aš tokį patį naudotą galiu paimti mažai naudotą už 500 eurų komplektą. Ir pavyzdžiui, aš nusipirksiu naudotą už 500, tu nusipirksi tą naują už 1500, ne, mes turim beveik tą patį. Nu, bet pas mane naudotas, bet mes nuvarom į kalnus ir savaitę paslidinėjom. Ir po to savaitės grįžtam. Ir dabar kaip atrodys tavo komplektas, kaip mano komplektas atrodys ir kokia jų vertė bus. Labai panašiai. Greičiausiai atrodys lygiai taip pat, žinai, ir taip pat dabar mes po savaitės turim tą patį. Tai kad ta savaitę kalnuose tau kainavo 1000 brangiau negu man. Ir aš, žinai, jeigu aš sugalvosiu parduoti, tai aš greičiausiai mūsų vertė, tai pardavimo vėl bus tokia pati, žinai. Tai ar aš parduosiu už 500 tos pačius, ar tu parduosiu už 500, bet tau bus minus 1000, o man bus 0. Ar yra kokia investicija, kurią padarėjai ne iš Excelio? Nes girdžiu tą loginį mąstymą, bet gal buvo kuris nors iš emocijos pusės. Aš tokią draugę turiu, kur sako, aš tai iš emocijos labiau darau, žinai, investicijas, iš emocijos, taip, žinai, iš pajūtimo. Žinok, man sunku žiūrėti tokius dalykus, tipo iš tos emocijos. Nu, čia matai vėl, grįžtam to. Ar tai yra investicija, ar tai yra tavo kažkoks, passion pirkinys. Tai jeigu tu pirki savo, nežinau, kažkokį ten būtą ar kažką, ar tu tiesiog nori daryti, kad tau būtų faina, tu nori dizainą gražų padaryti, tai jeigu tai yra tavo, tu darai dėl to, kad tau faina iš jausmų, tai taip ir okei, bet tada nesakai, kad čia yra investicija, žinai. Nes investicija yra, tu turi labai aiškiai tiksliai žinoti visus skaičius, ką tu darysi, kaip tu renginėsi, koks atsipirkimas, tu Excelį turi susivesti. Nu, aš ne Excelį naudoju, man patinka šitsai, žinai, ten fainiuojas online gali prisimti, bet esmė tame visas formulės suvesta, ne, tai aš ten, pavyzdžiui, žinau, mes tą patį būtą, kokiam Tbilisi žiūrim, aš ten tie kampai skirtingais paskaičiuoju, už kiek nuomosim, trumpalaikiai, už kiek ilgalaikiai, už kiek jeigu nukris kaina, už kiek jau pakils kaina, žinai, jeigu kainos vertė kils, jau kainos vertė kils, ir tu, žinai, išsiskaičiuoji visus įmanomus variantus ir tu žiūri, ar blogiausias variantas mane tenkina, ar, žinai, vidutinis variantas man gerai, aš galiu palyginti su kitais, nes tu turi lyginti, nu, ne tik tai su šitu vienu, aš turiu lyginti, palyginamą indeksą turėti, su kuo lyginu. Tai aš, pavyzdžiui, gal prie apie 500 lyginsiu, žinai, kad aš to noriu lyginti. Ir tada tu gali viską išsiskaičiuoti, tai tu tada ta investicija tikrai, nu, tu žinosi, ką tu darai ir kai tu tuos namų darbus padarysi, žinai, 1, 2, 3, 4 kartą, tai paskui tu gali, nu, žinai, aš būna, žiūri variantus, mes kokius skelbimus žiūrim, aš taip, žinai, darai fotkės, nu, bet čia iš mašinų laikų būdo, kad tu darai, taip, nu, po 0,3 sekundės vienai fotkė, žinai. Ir sako, tu net nematei, sakau, aš matau, ten šūdas, taip, žinai, nes tu tiesiog tiek atmušęs akį, kad tu jau gali greitai pravaręs, bet aš tiek to ryšio, žinai, padaręs, kad aš jau matau, man, žinai, kaip per metrus tie skaičiukai bėga, man nebereikia gilintis. Tai jeigu tu įpranti tą dalyką daryti, tai man, žinai, mes būna kažkokį dylą darom, čia irgi ten nuvarai padėdu kur nors atvarau, aš iškart matau, sakau, langai čia iki kur bus, iki žemės ar ne, kiek apačia kelsis,
kas duris dės. Nu, tipo, žinai, kaip geriau, kiek čia nuoma bus, kiek čia kvadratų, tipo, o kaip viršus teisinsis, nesiteisins. Nu, aš iš karto žinai, kaip vertinti, ką daryti. Tai reikia, to Excelio tikrai, nu, žinai, jeigu norit žmogus, nu, eiti į investicijas ir jūs nemokat skaičiuoti panašiai, nu, tai lemba kažkaip susiraskit kažkokį, nežinau, ten gerą labai ten konsultantą, partnerį ir panašiai. Jeigu verslą darai, tu ten į meną rinkęs, tai susiras partnerį, kuris skaičius rinkęs yra, žinai, nes, nu, reikia kažkam ir paskaičiuoti. Judėkim prie pabaigos. Man visą laiką įdomu, jeigu galėtum duoti tik vieną patarimą 18-mečiui, 20-mečiui, tai pradžioje karjeros žmogui, kuris šiandien neturi nieko, bet nori būti ten, kur esi tu šiuo metu. Koks jis būtų? Manau, žinai, esminis dalykas tai yra suprast laiko vertę. Tai kai tu esi jaunas, tau ten kokių, nu, ten 19 metų, tai greičiausiai, kad tu kažkokių didelių, žinai, ten kapitalo ar kažko neturi, bet tu turi laiko daug labai palyginus, ne? Ir tą laiką reikia suprasti, kad jis yra labai, labai vertingas. Tai tau, tu tuo momentu, tu, žinai, ten guli, gamini, teliką žiūri, su draugeliais ten sėdi, žinai, ten ant soliuko, ten siemkas kliaudai panašiai, ir to laiko nevertini. Bet kuo toliau paeina, žinai, kuo daugiau tu to kapitalo gal užverti, tuo tu labiau supranti, kiek tas laikas yra vertingas. Ir kuo tu anksčiau pradėsi, žinai, čia kalbant ar investavimą kažkokį, ar apie nuo pačio to laiko panaudojimą. Tai jeigu tu gali, žinai, anksčiau perskaityti knygą kažkokią, anksčiau seminarą kažkokį nueiti, anksčiau pasižiūrėti kažką išmokti, anksčiau verslą pradėti, anksčiau klaidų pridaryti, ne? Daryti, padaryti, sufeilint, išmokti, tai bus absoliučiai nepalyginama. Ir kai tu paskui matai skirtumą, žinai, kai aš pamatau, dabar būna, ar pas mane yra dirbę bičiukų, kur tu priimi ten bičiukų 20 metų, bet jis jau, žinai, ten ir tą daręs, ten ir didžėjus, ir įrangą nuomoja, ir ten, žinai, tuos, ir tu matai, blemba, jis tiek patirties, žinai, turi. Ir kitą kartą būna jaunimas, žinai, pasikvietė, žiūri, blemba, aš ten tokio amžiaus, aš dar ten, žinai, nu, debilas, buvau smėlį valgyti, pažinai, o jis jau ten, žinai, ir ten dirbęs, ir tą daręs, ir suprantu, ant kiek jis leverage turi. Dabar, žinai, ateina kitas, jam ten tam 5 ir tam 20, bet jie jau, žinai, tas 20, jisai už jį daugiau žino. Tai dabar jisai visus tuos likusius, tuos 15 metų, po kol jis pasieks jų amžių, jis tas žinias naudos visą laiką. Tai va tas va dalykas, kad, nu, suprasti, kad tas laikas jis yra, nu, žiauriai vertingas ir reikia, nu, naudoti, vadinasi, skaityti, pasižiūrėti, išmokti dalykus, įsigilint, ką tu gali bandyti dalykus, kuo daugiau daryti. Tai prasme, jeigu turi ten teliką išmest, nafik tas telikas absoliučiai reikalingas, ten kompiuterinių žaidimų trint gali nafik. Tai tikrai nebus taip, kad tu 30 tiesi galvosi, o blemba, kaip svajoju, kad būčiau daugiau teliko pažiūrėjęs arba daugiau kompų pažaidęs. Bet jeigu tu bus ta žinia sukaupęs, nes kuo tu anksčiau jos užkaupsi, tuo tu ilgesnį laiką jas galės naudoti. Tai tu elementariai išmokti apie nesveiką mitybą, ne, apie finansus išmokti, finansinį raštingumą kažkokį, nes panašiai, tai visai bus kitas levelis, absoliučiai nebus ką lyginti. Tai va tas svarbiausias dalykas, supras, kad tas savo laikas yra vertas žiauriai daug ir kad jo mažės paskui. Ir kuo tu anksčiau jį panaudosi, kuo tu anksčiau tą laiką savo investuosi, tuo tu daugiau galėsi tą sniego gniūžtę, tu viniuosi tuo greičiau ir tuo daugiau. Ir tu galėsi daug daugiau pasiekti. Tai čia buvo svarbiausias dalykas, ką aš norėčiau, kad aš būčiau žinojęs anksčiau. Super, Vainiuošė. Tikiuosi, kad kažkas išgirs ir pasinaudos ir taip už kokio 10-mečio praneš, kaip sekasi dėl šito. Labai tikiuosi. Ačiū tau už pokalbį. Tikrai, manau, ne paskutinis. Aš dar 100 klausimų turiu, bet jau laikas, taip sakant, baiginėjasi. Tai vėl, jeigu žiūrovai domėsis, kažkur norės pasimatyti su tavim arba pasiekti truputį daugiau tavo turinio, kur geriausias variantas, kur geriausiai pasižiūrėti? Facebook'e mane gali rasti, Vainius Kuolys, kuolys.lt website mano gali surasti. Sumesim viską irgi aprašymą, kad viskas būtų vienoje vietoje, o šiaip su visais susitiksim sekančiame epizode. Ačiū.